Ok. Pagal aplinką matau, kad jau grįžai pas mamą. Jo, vakar grįžau. Labai nemėgstu važiuoti vakarais, nes ten daugiau žmonių būna, bet įveikiau šitą, kaip čia pasakyti, tokį diskomfortą ir atvažiavau. Nes Mhm. iš pradžių va irgi kaip susirašinėjom, sakai ten 14, jau man biški per vėlų, sakai 9, žinai. Ir galvoju, nu ką čia daryti, žinai, gal nukelt. Bet vėliau va galvoju, taigi aš galiu iš vakaro, žinai, išvažiuoti. Mhm. Tai va pas mane tas biški atsidaro mąstymas, žinai, kitoks šiek tiek. Kad daugiau kampų galėčiau pamatyti ir kitaip situaciją išspręsti. Mhm. O kaip jautėsi važiuodamas vakare? Nieko iš tikro, biški buvo taip nelabai kažkaip faina, bet kad tik žmonių neįliptų, kad tik žmonių nepriliptų, kad šalia neatsisėstų, bet atsisėdo ir kažkaip nieko, žinai. Mhm. O vat kaip tu galvoji, kad neįliptų ir kad neatsisėstų šalia, vat, koks jausmas yra? Kas per jausmas, kad... Nu, gal irgi tas išėjimas iš savo komforto zonos, o jausmas tai net sunku, gal ta bendravimo baimė šiokia tokia, žinai. Mm. O kaip tu galvoji, vat, kas gali atsitikti blogiausia, jeigu, nu, vat, pradėsi bendrauti ar užkalbins tave? Arba šiaip bus situacija, kad pačiam reiks pakalbinti. Ta prasme, kas gali atsitikti. Kaip ir nieko blogo. Mhm. Bet kažkas yra, kas, nu, kažkas stabdo. Tai gal ta savijauta dar vidinė, tas ansvoris, žinai, kad didelis, tai kažkaip gal Mhm. nelabai jaukiai jaučiuosi ir galvoju, kad kiti į mane žiūri, kažką apkalba mintyse, nu, Mhm. arba pagalvoju, ai šitas, žinai, toks anoks, o taip. Mhm. Prasme, gėda, ar ne? Gėda Jo, turi labiau. jo. Mhm. Gėda. O yra tai buvę, kad tave kažkas apkalbėtų arba tiesiai tau pasakytų, kad tu vat, kažkoks ten netoks, nežinau, per mažas, per didelis, per storas ar per plonas. Realiai. Ar mokykloje kažkas ten žaidinėtų gal? Mokykloje jo yra buvę ten. Mhm. Tokia klasiokė pasakė, su šitą spintą aš nešoksiu per klasės būrelį, atsimenu. Aha, tai tas yra likęs net, ne? Mhm. Jo, o kažkaip, nu, yra taip pora, irgi čia gal prieš porą metų pora pažįstamų taip užsiminė, kad anksčiau buvo sportiškas, dabar jau toks stambus, sako, kas tau atsitiko, žinai, ir panašiai. Mhm. Kirpėjas sakė ne per seniausiai, kad reikia jau savim pasirūpinti, žinai. Mhm. Nu, iš aplinkos nemažai girdėjau, kad jau turi susijimti vienu žodžiu. Mhm. Nu, ok, viskas priklauso nuo to, kaip tu priemi ir visos schemos yra tavo galvoje. Vat, pavyzdžiui, kada mes kažką tai galvojame, aš ten per storas ar per kažkoks, tai automatiškai pasąmoningam lygmenį tas fonuojasi. Ir tu būtinai gausi feedbacką nu, iš kitos pusės. Nesvarbu, kas ten būtų ar aplinkuoja. Feedbackas tai gali būti va, toks net nekaltas, kirpėjos koks pasakymas, žinai. Bet čia yra tavo paties siūstas signalas. Nes iš principo, sakykime, nu, netgi aš, kada su tavim kalbu, ne, aš nesifokusuoju, tu ten ar storas, ar nestoras, žinai. Nu, tiesiog yra Mindaugas ir viskas, jis dabar toks. Kad tavo ansvaris yra, mes žinom kaip faktą ir žinom kaip tikslą, kurį tu, nu, dirbi su tuo, ne. Tai, nu, toks kaip atskaitos taškas, kaip tikslas link ko eiti. Bet kad nuolat vertinti ar galvoti apie tai, žinai, nu, bet tokio nėra. Aš tiesiog sakau tau iš kitos pusės, todėl kad tikėtina, kad ir kiti žmonės, žinai, nu, jie visi žmonės turi savo rūpešius, savo reikalus, savo storumus, savo lygą, savo gėdą, savo viską, žinai. Jie gali taip netyčia tau mestelt kažkokį tai, bet tai nereiškia, kad jie ten labai analizuoja, galvoja apie tave ir ten labai, žinai, va, toks va, dalykas. Tai yra mūsų pačio galvoje, žinai, kaip susidėliojam.
Va taip ir yra. Aišku, iš kitos pusės, nu, tai yra signalas, bet tu tą jau žinai, tu su tuo dirbi, kaip bebūtų, žinai. Va, tai tas kaip pliusas veikia tau kaip atskaitos taškas, kad, nu, jau daugiau auginti svorio, gal nebereikia, žinai, gal einam į kitą pusę, atgal, žinai, nu, grįžtam prie bazinio savo svorio, nu, tokio, koks normalus yra svoris. Mm, va, tai taip, ir aišku, šiandien labai gera tema, dėmesys ir jo kontrolė, bet pakalbėsim paskui, nes aš visada, nu, tokiu principu rezultatas analizė veiksmai, tai rezultatas pasižiūrim, kas tau per savaitę. Kas įvyko, kokie pokyčiai, vat jau mes jau pradėjom kalbėti vat apie tą situaciją. Tada panalizuosim, kas tai yra. Va dabar irgi aš analizuoju tau, pasakau, kad tai yra nu, gėdos programa. Ir aišku, ir rašosi vat, nuo tokių dalykų, kai tau ten pana kažkokią pasakė, žinai, ten suspinta nešauks ir dar kažką. Ir ypač, kada, nu, Bahuram panos sako, tai tas būna, kad kaip programa pasamoninė, nu, kaip sėkla įlenda, žinai, nu, tai labai svarbu. Mums moters nuomonė yra labai svarbi, iš tikrųjų. Va, tai yra vienas niuansas. O kitas, kad mes tokie paprasti sutvėrimai, kad užsifiksuojam už vieno. Nu, pavyzdys, pasaulyje kiek yra moterų, ne? Ten milijardai. Ok, tavo aplinkoje gal ne milijardai, ten dešimtis, šimtai, žinai, ten mokyklai tavo miestelė, arba kur tu dirbi, arba Vilniui, žinai, kur tu vaikštai, ten dešimtis ar šimtai gali būti supančių moterų. Tai kartais mes užsifiksuojam už vienos moters nuomonės ir tą paėmėm kaip, nu, kaip tikrą tiesą ir ją nešiuojamės visą laiką. Va, vietoj to, kad eit toliau, žiūrėti ir ten kitai atrodys nespinta, kitai atrodys tai tvirto sudėjimo vyras, kuris gali apginti. Va, tai toks. Jeigu labai ilgai bus ta gėda nepraeis, tai kaip ir sakiau, galėsim padaryti terapiją kokią pasąmoninę, kada vėliau. Bet man norėtųsi, kad tu tą labiau per išorę įveiktum, nes tada yra produktyviau, kadangi kada mes dirbam, nu, aš hipnoterapiją, kada su hipnoterapija dirbu, tai programą galima nuimti ir tos gėdos kaip ir nebus kažkurį tai laiką, bet žmonės dažnai nieko dėl to nedaro. Nu, pavyzdžiui, aš nuimsiu tau gėdą, jam gali patrukdyti, tu pradėsi svorio nebemest, nes tau pokui tau nebegėda net. Ne? Tai vad gali pamaišyti netgi. Va, ir žmonės pradeda nebedaryti realybėj veiksmų būna, kada nėra tos programos. Tai mano noras labiau, ir pas tave nėra ten, kiek aš suprantu, ta gėda tokia paniškai didelė, kad tu ten į lauką beišėjai, ten, kad žvirblisi tave, ar koks paukštis pažiūrės ir pasakys, kad Mindaugas per storas ten. Va, lygtai aš tokio negirdžiu, tai man norėtųsi, kad tu pats tą programą sumažintum, tai yra skirdamas jai mažiau fokuso. Ir priimdamas save tokį, koks esi, kaip faktą. Bet šiandien aš toks. Ir vėlgi, kažkaip šiandien viskas vis tiek į tą temą dėmesio sukasi, kad tu suprastum, kad tu buvai kažkada mažas, ką tik gimęs, iš vis kelių kilogramų, ten nei storas, nei plonas, maždaug, nu, arba stambesnis, arba, nu, ten mažesnis tas vaikas, žinai, po to tu augai ir ten buvo sekundės, minutės, žingsniai, viskas vyko, praėjo. Bet mes kartais tas, kas pabėgam nuo to, kas vyksta dabar ir grįžtam ten, kas praėjo. Ir fokusuojamės į tai, kas buvo. Tai va dabar irgi, tu kada užsiauginai antsvorį, tapai stambus, tai yra jau praeitis. Dabar tu jau jį mažini tą antsvorį. Va, bet mintis, fokusas jis vis tiek kabinasi aš storas, žinai. Va, ir jisai netgi trukdo tam svoriui kristi, jis jo nepaleidžia, fokusuodamas energetiškai maitindamas tą. Tai vat, paskui dar kalbėsim daugiau apie fokusą, tai pasisteng priimti realybę, aš esu toks, bet aš jau svoris krinta. Ir tu rašai jau 112 kg, ne? Taip, buvo anksčiau, o pasisvėriau šiandien iš ryto ir buvo 110,6. Va, matai, 5 kilai nukrito. Nu, Jo. tai čia jau progresas, jau čia nepaprastas vandens didėjimas, mažėjimas, kur būna 2-3 kg.
Va, čia jau tavo progresas. Tai liuks, liuks. Tai jau tu matai, jau tu vat buvai pykas stambumo, tada pradėjai daryti, jau dabar minus 5 kilogramai. Ir tu toliau eini dar toliau ten ateityje, yra tavo siekiamybė, tas 75 ar kiek, kad ir 80, jau irgi gerai. Va, siekiamybė jau ten tavo yra, tu tiesiog pakeliui ten. Ir gali fokusuotis, net negali, o reikėtų fokusuotis į tai, į kaip aš jausiuos, kaip aš būsiu 75 kg. Vat į tą, jeigu daugiau fokuso, ne ten atgal, kur aš buvau storas, ar kažkas kaip pasakė, kaip spinta, dar kažkas, tai buvo, tai nebesakys, dabar sakys kažkas kiti, kažką kitą. Tai vat fokuso pernešimas. Bet aš dar nenoriu daug įsiplėsti, šiek tiek plačiau, antroji daly pakalbėsime tą temą. Noriu dar tavo rezultatų. Rezultatų tai turiu galvoje, ką dar pavyko pastebėti, nuveikti per savaitę ir kas įvyko. Ir dar prie to pačio, dėl to išėjimo į lauką, nu šiaip nedrąsu, šiandien irgi taip gavosi, kad 5 ryto atsikėliau, tai pavalgiau ir prašvito, galvoju, gal reikėtų pasivaikščioti, bet tada galvoju, vaikai į mokyklą pradės eiti, reikės šaligatviais prasilenkinėti, žinai, bet tai galvoju eisiu. Ir išėjau ir pasivaikščiau ir šiandien jau virš 5 kilometrų nuėjau. Tai tas išėjimas, va ypač pasivaikščiot, gal yra šiek tiek nedrąsu, bet aš einu tiesiog, sakau, reikia nugalėti šitą baimę ir einu. O tu kada, sutikai tuos vaikus ten einant į mokyklą? Ne, nei vieno. Okay. Ai, viena mergaitė tik maišiukė praėjo su kuprinė ir viskas. Yra dar čia viena programa, tai yra, aišku, yra ir ego, yra ir puikybė. Čia ne pas tave viena, pas daugumą, tai yra labai didelė reikšmė savo. Aš, kaip aš atrodysiu, kaip mane pastebės, kaip čia bus, kaip vaikai, ne? Bet realybė yra tokia, kad visi turi savo gyvenimus ir visi, kaip čia pasakyti, rūpinasi labai savo reikalais, savo lygom, savo svoriais, antsvariai, meilės, ten įsimylėjimai, pas vaikus ten paauglius mokykloje kažkokie išsiskyrimai, žinai, pykčiai, konfliktai ir taip toliau, ten krūva reikalų pas visus verda žmonės ir pas visus vienodai kaip ir pas tave. Bet dažnai pas mus ta programa, puikybės arba ego, jinai tokia sureikšmina save, aš. Ir visi tipo dabar į mane žiūrės, visi mane vertins, aš labai svarbus, labai įdomus, taip toliau, pamirštant kitą aplinką. Tai viena iš praktikų, užduočių, ką aš tau norėčiau duoti, tai pradėti fokusuotis į kitus žmonės. Kitus žmonės, tai turiu galvoj ne tai, kad save pamiršti, bet kad ir eini vaikai, ne, ir pagalvoti įdomu, kaip jiems sekas, kaip jiems šiandien buvo, ir su intencija visada jam palinkėti kažko tai gero. Tokia intencija, norėčiau, kad tam vaikui šiandien viskas gerai pasisektų. Ta graži mergaitė, norėčiau, kad jin išaugus, taptų graži moteris, jai gyvenime viskas sektųsi. Tokia intencija į žmogaus kokį tu įsivaizduotum jo idealiausią scenarijų gyvenimo? Kaip tu galvoji, kad gerai būtų, kad tam žmogui būtų? To pozityvo, visada pozityvo toks siuntimas ir atkreipimas dėmesio į kitą žmogų. O kaip jam? O gal jam iš vis ten kažkokia tragedija šeimoje, gal ten tėvas ar mama mirė, žinai, ar dar kažkas, ir mano tas ten antsvaris, sakykime, ar mano išvaizda, tai ten, iš vis nieko su tuo, ko dabar tas žmogus išgyvena. Permetinėti šitą ir tada nusims tau reikšmė nuo savęs. Tai kaip sakiau, tai nereiškia pamiršti, nereiškia nieko nedirbti, nedaryti, bet tada nusims ta reikšmė tokia įtikti, patikti kitiems. Tiesiog toks rūpestis kitais. Ir kada tu pradėsi rūpintis kitais, įvyks toks labiau susijungimas su pasauliu. Tu rūpinės pasauliu, tu ateini, pavyzdžiui, gatvė, ne, ten, Kazlų Rūdoje kažkokie takelis, o tu įsivaizduoji, kaip idealiai atrodytų tas takelis. Čia galėtų išbetonuoti, ar plytelės gražiai sudėti, namas apgriuvęs, tai įsivaizduoji, kaip jis atrestauruotas. Ir visada fokusą, kaip idealiai, ne idealiai, bet, gražiausiai tu įsivaizduotum to vaiko ateitį, to žmogaus ateitį. Nesvarbu, ten močiutė, kad jin sveika būtų, ten visiems tokia mintyse
įsivaizdavimą ir palinkėjimą kažko tai geresnio. Pamatysi, kai pradės tau grįžinėti energija atgal. Nes ką mes fonuojam, tą mes ir gaunam. Va, tai čia tokia nedidelė praktika, jeigu ją pabandysi, turėtum pamatyti jos naudą ir nusimti truputį dėmesį nuo savęs. Va, žinai, toks kaip prožektorius apie save visą laiką. Kaip aš atrodo, aš storas, nestoras, aš turiu dabar būti storas, nestoras, ten mane tipo dabar, va, kaip žmonės vertina, ką jie apie mane galvoja, žinai, nu, toks liktai žmonės visi tik tais į tave fokusuojasi. Va, ir tada gaunasi balansas, tu iš pakilimo aukščiau susivienodini, tipo, taip, aš esu, bet yra ir žmonės, ir mes visi kartu gyvenam tą gyvenimą, ne? Bet tokia praktikėlė nedidelė. Kaip tu tai girdi? Gerai, reikės pabandyti, visai Mhm. įdomiai, nes, pavyzdžiui, irgi dar vienas dalykas ir ne vien suaugę, va, tarkim, kai vaikai važinėja dviračiu arba bėgioja, galvoju, kad tik nekristų, nes tada man reikės ar kažką padaryti, ar tiesiog nueiti, žinai, o aš Mhm. tikriausiai nueisiu ir tada vėl bus blogai, žinai, Mhm. arba Tai vat, bob. nebijok padėti tam vaikui, jeigu jis nukris, pakelti, ten greitai iškviesti, pas tėvus nuvesti. Irgi pamatysi, kiek tenais yra energijos tuose vat, dalykuose, kuriuos siunčia pasaulis. Nežinau, Mhm, bobutė nugrius ją pakelti, ten vaikas bėgdamas nugrius, dar kažkas tai atsitiks. Nežinau, daug dalykų gali atsitikti tau, būtent tavo pasaulyje, ne? jo. Juose tu turi galimybę pasireikšti. Tiesiog for free, ten, negalvojant apie savo naudas, tiesiog apie pagalbą vat, kitam žmogui. Tame tu pradėsi pajausti savo stiprybę. Aš galiu, aš stiprus. Žmogus, jam nepasisekė, aš padėjau. Jis silpnas, aš padėjau. Nugriuvo, pakėliau. Vat tame išsiloši savo vidinio pasitikėjimo, vidinės stiprybės ir suvokimo, kad tu daug ką gali. Žmogui gyvybę gali išgelbėti. Aš ir kažkada, vat, nu, man ten buvo 12 metų, skendo vaikas, aš ištraukiau, žinai, o man 12 metų, aš jau vaikui gyvybę išgelbėjau. Ir man faina, aš po šiol atsimenu ir aš galvoju, aš turiu gebėjimą išgelbėti žmogui gyvybę. Ir tas lieka pasąmonėje, viduj visada aš save taip suvokiu, kad tas, kuris gali išgelbėti gyvybę, aš esu tas, kuris gali išgelbėti kažkam gyvybę. Va ir tas lieka lentynėlė, ne? Po to dar kažką tai padaryti. Aš esu tas, kuris gali ten padėti kažką. Aš esu tas, kuris gali paguosti žmogų, jeigu liūdnas, jeigu verkia, jeigu dar kažką paklausti jo. Bet tokių mažų keisų, iš kurių gali susirinkti save, vat, kadangi kalbame apie naujo gyvenimo statybą, tai vat, tai yra tavo naujo gyvenimo kaip naujo namo aksesuarai. Vat, ne? Ten pasidėti, tam padėjau, ten tą gerą padariau, ten apie tą gerai pagalvojau ir savo vat, jau pradėti, kaip sakant, savo vat, tam naujam name, naujam kieme sodintis gražius medelius, kuriuos tu visada matysi, pasąmonėje jie visada liks. Ir visų pirma pasijausi, o visų antra fonuosi pasaulį. Vat, tu į Mindaugą pažiūri, nes mes, kada žiūrim į žmogų, mes matom ne tik tai fizinį kūną, mes ten matom visą pasaulį. Mes jaučiam į tas, vat, koks jis, žinai. Ir būna žmonių, prie kurių norisi trauktis, eiti, būti su jais, žinai, o yra žmonių, nuo kurių norisi bėgti. Tai vat jų tie gyvenimai, tie pasauliai, jie yra, nu, tokie pagriuvę arba taip nelabai gražiai pastatyti lūšnos tokios viduje, žinai. Va, tai mes dabar kalbam apie naujo gyvenimo kūrimą. Ir visada nepamiršk, bet ta trečia mūsų tema - gyvenimo projektavimas ir planavimas. Vis pamastyti, kaip tu įsivaizduoji, kaip tu nori. Bet mano čia senas gyvenimas, ten depresijos, ten ansvaris, ten darbo nebuvo, nesisekė, čia senas. Aš tą jau baiginėjau, jis jau baigė išsigaruoti, jau jis man nusibodęs, senas namas, griūvantis, aš jau jo noriu atsisakyti ir naujas, kaip jis atrodo, vat, mano naujas projektas, pats naujausias, vat, kaip ir namą dabar statytum, tai jis būtų naujausios technologijos tenais, užuoldos su balsu atsidarinėja, ten, žinai, telikai naujausi, ten viskas automatika, naujausia, kaip gali būti, tai tavo gyvenimas naujausias, koks gali būti. Nes kokį tu jį susiprojektuosi, toks ir bus, tavo fokusas ten ir jį pildys. Tai vat stenkis kasdieną vat, to nepamiršti, tos trečios mūsų temos - gyvenimo projektavimas ir planavimas ir visada pasižiūrėti tą projektą. O kaip aš noriu, o kaip aš noriu. Ir tai, ką tikrai jau žinai, tai, ką išjauti, tą užsitvirtinti ir nepamiršti. Ir užsirašyti. Va.
Gerai, kas dar Mindaugai? Tai va, kaip tik, va irgi norėjau įsiterpti iš pradžių ir pasakyti, kad čia būtų gerai užsirašyti į tą gyvenimo planavimą, va kaip reiktų elgtis kai kuriuose situacijose. Ir va pats pasakė, tai va taip irgi. Ai, kaip elgtis, ne? Jo, ta prasme, nu supratau. Jo, čia yra savybės, keisti savo savybės. Tai yra iš baigštumo noro atsitraukti į drąsą. Va, iš kavojimosi kaip tik į įėjimą į pasaulį, į pagalbą žmonėms, iš bėgimo nuo žmonių į pagalbą jiems. Nes realiai, vat, kaip ir traukiny vakare, kaip ir gatvėje einant, gali pastebėti žmonės, pamastyti apie juos, kad jiems visiems reikia kažkokios pagalbos. Jie tikrai jos dabar norėtų. Ir galbūt kartais tu gali ten, nu, nukrito telefonas pakelt, žinai, nukrito ten, nežinau, rankinė, ten žmogus paslydo, arba žmogus neranda, o tu žinai, nu, kokia įstatyta, žinai, pasimetęs, koks užsienietis ar dar kažkas tai. Va. Pas mus Lietuvoje toks mentalitetas, labai žmonės, mes didžioji dalis lietuvių tokie, bet vat, tokie esam, nu, užsidaryti, pasislėpti ir ten būna, jeigu kitą mušą, tai mes net nekreipiam dėmesio, kad tik manęs neužkabintų. Dabar kaip tik atsiminiau mintį, mes dar vaikai, nu, ne vaikai, buvom 12 klasė, 12 važiavom irgi į miestą, specialiai su traukiniu, kad paprikolim, nu, tipo įdomiau, žinai. Ir mes nusprendėm, tipo, mūsų ten daug buvo, gal nežinau, 10 kokį bahūrų, vis tiek 17-18 metų. Ir mes traukinį nusprendėm, tipo, vienas bičias nueina į kitą vagoną, atsisėda vienas, sėdė, ne, tai praeina kažkiek laiko ir mes trys einam, tipo, ir prieinam, užsikabinam prie jo ir, tipo, ale pradedam įmušti, žinai. Nu, tipo, apsimetam ir žiūrim, vat, kaip reaguoja žmonės. Nu, tipo, mums tai, vat, prikolas buvo, žinai. Ir patikėk man, nieks nieko negynė jo. Mes ten vidury traukinio tipo įmušam, jūs ten baikit, žinai, manęs nemuškit. Ir stebim žmonių reakcijas, tą darom vien dėl žmonių reakcijų, nieks neina ginti, žmonės bijo, tai vat lietuviai. O vat aš Amerikoje, kai buvau, vat kuo buvau nustebęs pas Amerikoje, vat kas labiausiai man patiko, tai yra vat žmonių tas empatiškumas ir jie gyvena, man Amerika pasijuto kaip viena šeima, atrodo, ten nėra atskirai. Aš važiavau irgi autobusu, ten močiutė nukrito telefonas. Tai aš nežinau, kokie šalia sėdėjo 3, 4 ar 5 žmonės puolė tą telefoną kelt, spręsti situaciją, jai pakelt, nuvalyti tą telefoną, pasijuokti apie tą telefoną, kaip čia atsitiko, pakalbėti apie tai. Ir ten ta autobuso ta dalis, kur tas telefonas buvo nukrytęs, mačiutė, užsikūrė, žinai, tai po kaip čia nukrito, visi juokėsi, visi džiaugiasi, kad įrado tą telefoną ir visi ten pradėjo bendrauti, žinai. Ir man, nu, kažkaip taip faina, galvo, kaip keista, žmonės nepažįstami, pas mus būtų nukrytę telefonas. Nu, tai visi būtų žvilgtelėję, o ta močiutė būtų ten raususis, ieškojęs kažkur, kur nukrito. Va, tai mes turim šansą tapti kitokiais, va, toj vietoje amerikiečiais. Ne visur reikia būti kaip amerikiečiai, bet va, man tai buvo didelis pavyzdys, kaip va, jie tokie. Va. Ta pati policija tenai, sakykime, aš ten atsimenu jau per gatvę, mato, kad aš ten ilgai laukiu, policininkė užstabdė ten eismą, tipo, eik, mane vieną praleidžia, nes mato, kad aš ten ilgokai užsistovėjau jau, žinai, užstabdė kitas mašinas, jai svarbu, va, žmogus, svarbu, kas vyksta, va, jos pasaulyje aplink. Va, net ir taisyklės pakeitė kaip reguliuotoja ten, kad aš galėčiau praeiti. Ir pas juos visur tas taip yra, ir va, tas toks empatiškumas, žmogiškumas, noras kitam padėti. Ir tas labai sujungia su žmonėm ir pamatysi vidinę būseną, labai keičiasi teigiamai nuotaika, būsena, va, ten išmušinės iš tų tokių beprasmybių, depresijų, apatijų, iš tų tokių visokių. Na, gerai, kas dar Mindaugai? O jo, tarkim, jeigu kažką muštų ir tada reikia įsikišti ir padėti, tada taip išeina, ne? Jeigu muštų, reikia reaguoti pagal situaciją adekvačiai. Man dabar irgi nesenai visai buvo, man skambino restorane, pas mane tipo yra girti žmonės. Nu, tipo trukdo dirbti, ten paprašė neišeina. Nu, aišku, man darbuotojai pateikė biškai taip užaukštintai, žinai, o buvo vakaras, aš dabar neatsimenu, penktadienis ar kažkoks, tai aš toks jau, blemba, galvoju dabar važiuoti man į konfliktą, o jeigu dar muštis reikės, aš galiu, bet nenoriu, žinai, aš irgi impulsyvus, kartais galiu neteisingai pasielgti per greitai, žinai, per aštriai, bet, nu, galvoju, važiuosiu, žinai, okei, ir nuvažiavau, ir aš važiuodamas daug kartų galvojau, kaip man dabar, kokios gali būti situacijos ir kaip man elgtis.
Va, nes ne pirmas kartas yra buvę, kad aš išmečiau vieną žmogų. Tiesiog, va, taip, žinai, paėmiau už pakarpos, už šiklos ir pro duris. Mes dar atsimenu, kamerą įsijungė, nes kameras ten įrašinėdavo, žiūrėjom, kaip atsidaro duris, ten buvo dar raudoni kilimai patiesti ir 4 žmogus, žinai, išeina iš to, iš restorano. Bet ką aš noriu pasakyti apie tą situaciją. Va, ir aš nuvažiavęs, aš taigi pradėjau vertinti. Aišku, visų pirma, iškviečiau policiją. Kadangi tai yra policijos darbas, tą tvarką visada palaikyti. Ir jeigu fizinis ypač smurtas, jie turi ten parengimą, jie turi ginklus, jie turi teisės, jie daug dalykų turi, jie turi tai tvarkyti. Bet iki tol, kol jie atvažiuos, visada reikia žiūrėti, ką tu gali padaryti. Žinai. Tai neiti tą tokį bahurską kraštutinumą, va dabar eisiu, primušiu kitą ir vat, išspręsiu, žinai, nes, nu, gali ir nukentėti, gali būti ten kažkoks tai žmogus ginkluotas, visada vertinti kokią situaciją. Ar tavo fizinių jėgų užtenka toje vietoje, jeigu reikia ten įsikišti ir atskirti kažką, ar tu gali nuo tolo kažką pasakyti, vat, netgi gali nieko, jeigu matai, kad net, nu, ten neįmanoma lysti, nes labai didelės muštynės, tai bent jau policiją pakviesti ir kad kuo greičiau, tai irgi bus tavo pagalba. Va, tie dalykai. Bet nebūtinai tapti, nu, nusileisti iki jų lygio, tapti mušeika, ten ir pačiam gal gauti ir nukentėti ir taip toliau. Bet būna tai tokie kraštutinumai. Vieni žmonės bėga, o kiti lenda ir ten pradeda ieškoti, kas teisus, neteisus. Ten dažniausiai neaišku, kas pradėjo, kas kaip. Ir, nu, kas gavo, tai reiškia, turėjo gauti. Tik tai jeigu tavo situacijai greitai. Ir dar yra vienas toks, norėjau tau prieš tai pasakyti, bet nenorėjau pertraukinėti, kad kiekvienoje situacijoje įsivaizduoju, kad yra kaip apskritimas 300 laipsnių, tai kiekvienoje situacijoje mažiausiai 360 variantų yra, kaip pasielgti. Mes dažniausiai diapazone turim 2-3. Tuos, kuriuos esame pratę per gyvenimą, tais, kuriais elgėsim, tais, kaip sociumas elgėsi, kaip didžioji dalis, mes labai daug variantų nepamatom. Tai vat tiek muštynėse, tiek ir kitose situacijose pabandyk paplėsti diapazoną, vat, pasirinkimą, kaip aš galiu pasielgti toj situacijai. Ir galbūt kitokį elgesio modelį, nu, patestuoti galima, negu kažkada esi daręs. Nes realybės, aš vat kada, kaip sakiau, dirbau savo pasąmonę ir, nu, man rodė realiai, kaip atrodo realybės, tai realybės yra, skiriasi per matomą, kaip čia pasakyti, vos ne juostelę, plėvelę. Vat tu truputį pakreipi į kampą ir tu jau papuoliai į kitą realybę. Dar truputį nu, tą laipsnį, tu jau į kitą realybę, dar truputį į kitą realybę. Va dabar, pavyzdžiui, tu išėjęs į gatvę, gali ten iš pagalio trenkti kažkam į galvą, užmušti, ne, tai gali, tai yra viskas šalia. Ir kita realybė tavo kalėjimas viskas, ne? Gali išeiti, padėti kažkam ir tavo realybė tu gerai džiaugsis ir žmogui kažką tai sprendė, nu, jam kažkas tai pagerėjo jo gyvenime, ne? Gali išeiti į lauką ir dabar įkristi balą, irgi realybė. Ir va tos realybės pasirinkimai jie labai vien šalia kito. Vat kaip šiek tiek pasirinksi, taip ir nueisi, žinai, ten ir nuvažiuosi. Kaip ir su navigacija būna, su žemėlapiu. Šiek tiek ne į tą gatvelę ir viskas į kitą miestą, šiek tiek ne ir ten. Tai vat stengtis visada tobulinti savo pasirinkimą būsimos realybės. Tai vat ir tavo, kaip sakai, vat jeigu muštynės, tai šitam. Į kokią realybę aš dabar noriu? Įsivelti jas, padėti žmogui, pabėgti išsigandęs ir paskui viduje jaus, kad nublemba aš bailys. Va. Tai toks. Bet svarbiausia, nenueiti vieninteliu tokiu pabėgti nuo pasaulio. Ten pabėgti nuo žmonių, ten pabėgti nuo konflikto, ten pabėgti nuo to, ten nuo ir visur bėgti, žinai, ir tada sėdi, kaip ir savo tokiam susikurtam kalėjime, aplink tave nieko nebevyksta, nes kas bevyktų, tu bėgi, kaip į kamerą, žinai, kalinys, vat, išėjo, ten pamatė, oi ne, aš į kamerą užsirakino ir vėl sėdi vienas, žinai, tenai toks. Tai, nu, gyvenimas toks kalėjime, tada vidiniam savo susikurtam gaunas. Va. O tai čia irgi tiesiog per jėgą, nu, ta prasme, per valią. Tiesiog eini į pasaulį ir viskas. Ir žiūrai, kas tau susiklostys.
Jo, per valią tai yra, kada tu per valią, kada labai daug užsisėdi, tos valios reikia daugiau. Mhm. Tai yra, nu, jo, tą valią naudot, bet jas adekvačiai su protu, žinai. Kaip sakiau, va, tai jeigu muštynės, tai nereikia ten įlysti į vidų jų ir ten kartu su jais pradėti muštis. Gal nereikia, ten pagal situaciją reikia žiūrėti. Va, bet noras atsitraukti, tai va toje vietoje, kai noras atsitraukti, šiek tiek jungti valią ir per tą valią, va, kaip automobilį, kai vedi, žinai, būna toks čia valia, va, ta, iki tol, kol užsivedė variklis, kol sukasi starteris ir per jėgą suka variklį, va čia yra valios pavyzdys. Ir paskui brimt užsivedė, žinai, ir viskas, ir išsijungia valia, išsijungia ten starteris. Bet už tai vat, negali ir visada tik ant valios, nes kiti žmonės pradeda ant valios, tai nuvargsta. Tai jeigu jungi starterį, žinai, ten kūro neįpilta ir tu suki, arba ten, nu, nėra kibirkšties, dar kažkas automobiliui, ir tu suki ant valios tą variklį, žinai, tada nusėda akumuliatorius, ta valia. Ten, nu, valia yra tik tais kaip starteris užvedimui. Bet jėgos ten tuo momentu, vat, kad automobilis susivedinėja, ten jėgos labai daug. Susijungia akumuliatorius, visą jėgą atiduoda, starteris ir ten visą variklį prasukti labai daug jėgos yra. Tai va ta valia tokia bum, pasuko, jinai užsivedė. Tai va čia va, pasirinkai kokią situaciją, iššokai į ją, nemalonu ir bam, perjungia tave. O, išsisprendė. Ir tu tada, kaip sakiau, pasąmonė įsirašo, o, aš galiu, aš nebūtin, yra variantų daugiau negu tik tai pabėgti pasikavoti. Kaip ir kalbėjau, pavyzdys, vat, Tadas Darius, jie į savo kalėjimus, ne į kitą pusę. Jie nenori tos valios naudoti. Ir sunku, todėl, kad, nu, ir tau panašiai sunku, ir man buvo kažkada tai, ir dabar aš turiu savo situacijų, sunku, kada tau daug, tu ten nepadarai, užsidarai kalėjime. Ir mano, vat, užduotis, ką aš darau ir kur, vat, vedu, tai ir kur norėjau padėti ir dar ir Tadui, tai rasti tą siūlo galą, kad po truputį pradėti. Nes kada iš visur sunku, tu negali visur įjungti valią ir greitai viską pakeisti. Kaip pat Tadas dažnai klausdavo, vat, o nu vieną patarimą duok ir viskas įsispręs. Aš jam sakiau, nėra piliulės šitos stebuklingos, turi po truputį, vat kaip ir tu darai, po vieną siūlelį pešt, nu kaip tą megztinį, žinai, kada ardai. Tu negali megztinio viso suplėšyti, nes jisai stiprus labai yra. Bet jeigu tu atkabinai ten siūlą ir pradėjai traukti, ir jisai pradės šitą megztinis išsiardyti visas pradės po truputį. Bet reiks traukti po vieną šitą kilputę. Trauksi, paskui dar greičiau, pagreitinti gali ir traukęs ir viskas pradeda atsidarinėti. Tai už tai ir čia dar irgi pasakymas tau, kaip tu sakai, vat norisi greičiau, tai nereikia, nes, žinai, irgi megztinį, kai ardai, jeigu esi ardęs kada nors, ten traukia, jisai gali užstrikti tą siūlą, žinai, ir paskui užsiknysi, kol ten atkabinsi. Tai lygiai taip pat ir vat, su skubėjimu, tu gali perskubėti ir ten, nu, persisportuosi, nuvargsi, pervargsi. Aš irgi dabar, va, šią savaitę persisportavau, man pradėjo tau per koją šitą rodo, o man per galvos svaigimą. Lemba žiūrė, aš jau pusiausvyrą praradinėjau ir galvoju, vat Mindaugą mokinu, aiškinu, pasakoju, kaip daryti ir apie koją. Ir pats atsiminiau savo, žinai, patarimą, kad stop, atsargiai, pailsėti, nuimt gazą, jau kūnas sako, jau, nu, užteks. Nes irgi noras yra toks greičiau, vat, ir disbalansas toks. Man. Gerai, Mindaugai, kas dar iš tavo pusės? Tai va, jeigu kalbant, tai va, tai buvo, jau buvau 4 dienas atvaikščiojęs, protas tai nori vėl eit, bet nuėjau jau pasiruošęs eiti, galvoju dar parūkysiu, kaip visada prieš kelionę prisėdau, parūkiau, jaučiu kojos pavargę, kūnas pavargęs. Ai, galvoju, jau savo tą minimumą įvykdžiau 4 kartai per savaitę, tai galvoju, neisiu. Ir visą dieną beveik pragulėjau lovą ir klausiau muzikos, o tada vakar atsikėliau iš ryto, žvalus, viskas normaliai, valią truputį įjungiau ir jau ėjau pasivaikščiau. Nu, va, matai, sakai, pragulėjau. Tai vat, kaip kalbėjom apie sferas, tai vat šiek tiek galima pajungti kitas sferas. Nes tu pavaikščiai, įvykdai tą užduotį sveikatos sferą, dar santykių sferą. Pagalvoti, su kuo pabendrauti. Gal mamai paskambinti, gal tetai, gal draugui kokiam senai
paskambinai ir jis tau gal nedrįsta paskambinti ir tu ir pasimiršot. Nu, tiesiog gali ateiti, pagalvok, vat, su kuo norėčiau pabendrauti, ar draugu, ar draugė, ar pažįstamu kažkuo, tai žinai, nežinau, su bet kokiu žmogu, kuriuom norėtum, galbūt parašyti tiesiog kaip sekasi, žinai, ten, ar ten Facebook'o drauguose, ar kokiose kitoj grupėje turi, žinai, tiesiog pakalbinti. Nes irgi pastebėk, nežinau kaip tau, man būna malonu, kai parašo kažkoks tai senai, nu, matytas ar pažįstamas, ten, tipo, o kaip tau sekasi, žinai, ir aš to, pakalbinu ir tada jam atsakai, jis tau atsako ir pradedi susirašinėti, žinai. Va, dažnai žmonės irgi nedrįsta, tai mes galim būti tie pirmieji, kurie vat, truputį išjudinsim tą komunikaciją, tą bendravimą tarpusavę. Tai va, jeigu ten nėra draugų ar nėra su kuo norisi, kaip ir sakiau, išeiti į miestą. Komunikuoti nekalbant, žiūrint žvilgsnių, dėmesio, va, ten, ypač va, panos, moteris gražios, bet pažiūrėjai, nu, kaip sako, už pažiūrėjimą mokėti nereikia. Nu, praėjo graži moteris ten, ne, pasidžiaugia, pasigrožėja. Gal kažkur tai bare kavą užsakinėjai irgi, kaip sakiau, vat, komplimentą pasakyti. Ir gali paeksperimentuoti. Pasakyti komplimentą, pažiūrėk, ten, vat, kaip sakau, kokį žiedelį turi, tatuiruotę gražią, šukuoseną, ar pasidažius kažkaip, ar vat, kažką, ar maikutę kokią gražią, žinai. Ir vėlgi Ameriką prisiminiau tau be pasakojant, ten pas juos vat, įprasta sakyti komplimentus. Ir ant kiek tai yra faina, ant kiek mažas dalykas atrodo, ir ant kiek tai faina. Aš Kanadoje, kada buvau, nu, aš mėgstu Balenciagos drabužius nešioti, ne? Žinai, Brenda Balenciaga. Mhm. Jo, jie tokie, žinai, tokie nurauti biški, ten paplyšę, suplyšę, žinai, ten yra istorijų man buvę, ten pas mane kelnes tokios suplyšusios yra, tai įvairių istorijų yra buvę. Bet Lietuvoje iš vis mažai kas pažįsta ir labiau žiūri kaip į suplyšusi daiktą, ne? Aš net eidamas ten kelnes kainuoja, pavyzdžiui, ten 1000 gal eurų, žinai, maždaug suplyšusios. Va, aš einu ten per Palangą, žinai, pažįstamas, sutikau meistrį, sako, dirbi, sakau, ta prasme, sako, statybose kažkur. Sakau, kaip supras, žinai, o aš jau banką pinigų inkasuoju. Nu, sako, žiūriu, suplyšusiam kelniam vaikštai vidury centre, žinai, Palangos. Pas jį toks priėmimas, žinai, jisai, nu, vat, taip suvokė. Bet kada buvo aš šitą Kanadoje, Starbucks'e pirkau kavą ir panelė, aš nežinau, ten dirba 18 metų, 20 gal. Ir jinai sako, o, Balenciaga pas mane užrašyta, žinai, sako, aš ir pamiršęs, kad tą megztinį užsidės. O, Balenciaga, koks fainas brendas, žinai, sako, aš svajoju, tokio noriu, žinai, žiauriai geras megztinis. Ir man taip faina, žinai, galvoju, nu, va, tiesiog, va, galų gale kažkas tai pažiūrėjo kaip į va, tą vertingą daiktą, o ne kaip į suplyšusi seną daiktą, žinai. Ir va, taip, va, pasakė. Ir man va, tas irgi rezonuoja, galvoju, lygiai taip pat ir aš galiu žmonėm pasakyti, pastebėti jam, va, pabūti amerikiečių toje vietoje. Ar kanadiečių, va. Čia aš apie bendravimą tau, apie bendravimą kalbam, tai va, irgi. Jeigu nedresu, vat, gali, ten, nežinau, McDonald'e, ten, Burger King'e, kur ten tuose visokiuose tokiuose užėjti. Ir pradžiai bent jau mintyse vat, pasakyti, vat, kokią fainą panažinai. Arba ten bachūras koks, pasportavęs, blemba, vat, gerai, aš ir norėčiau kaip jis pamastyti. O paskui jau pradėti ir pasakyti, pastebėti žmonėm. Tai čia prie aksesuarų gyvenimo naujo. Bet kuo daugiau jų prisirinkti, žinai kaip namie, kuo gražesnių aksesuarų aplink apsistatyti, kad kuo jaukesnis būtų tavo namas, kuo gražesnis kiemas, kuo gražesnių medelių prisodinta, tai va tie aksesuarai pasodinsi liks savyje, pasodinsi liks. Va, ir žmogui gali nuotaiką ten visai dienai pakelt. Gal jisai liūdnas, ar pana kokia buvo, ten užsisvajojo, žinai, bachūras koks paliko, o čia kitas bachūras prie ir jin galvoja, gal aš niekam tikėlė, čia, žinai, kažkokia tai, jeigu mane paliko, tai aš, nu, dažniausiai jos tai būna, žinai, ten jeigu įsiskiria, pradeda kažkaip tai apie save nuvertinti save, o čia bats atėjo kitas bachūras ir pagyrė, o gal aš visai ir nesu niekam tik, žinai, gali žmogui išgelbėti dieną, nuotaiką. Gerai, Mindaugai, kas dar? Daug kas lenda vien bekalbant visokios situacijos, tarkim apie sportą. Aš irgi kažkaip visada norėjau, nu, ten išmokti kovos menų, bet
daug kartų esu pradėjęs ir baigę, ir metęs. Pavyzdžiui, kai norėjau išmokti Danijoje, tai man tada ranką dislokavo per džiudžitsu trečią ar ketvirtą treniruotę. Mhm. Dabar ta koja nėra, dar nėra kol kas sveika, tai aš nežinau, ar pavyks man su tais kovos menais kažkas ateityje, žinai, tai galvoju, čia irgi, ar čia tiesiog stabdymas, ar irgi kaip aukos vaidmuo, kad... Um, Čia grįžti turim prie praeitos temos motivacijos. Motivacija, dėl ko tau reikia kovos menų. Ai, dėl ko, kad savim labiau pasitikėčiau. Mm. Nu, viskas, bet kovos menų labai daug yra, ta prasme. Mm, Galbūt vienas iš variantų ne tą gal pasirinkai. Ten yra ir karate, ir aikido, ir kickboksas, ir boksas, ir taekwondo, ten muay thai, ten ko ten tik tais nėra. Dabar ypač šis laikais tai šis taip išsimodifikavo. Tai gal tą pagalvok. ai, tiesiog galėjo būti, kad ne tą pasirinkau ir kas Gali dabar būt. Jo, gali būt, įdomiausia. gal tiesiog net ne tavo. Pabandyk išjausti, aišku, gali tik tai nuėjęs. Aš irgi taip pat vat, turiu idėją į kickboksą eiti. Ir pas mus Palangoje yra, vat, Utmai netgi kovoja toks Deividas Emilijanovas, labai geras kickboksininkas. Mhm, Ir aš buvau ėjęs, aš tik paskaitai jau, nu tik aš papuoliau toks ne iki galo vykęs, čia pas mus dar vienas yra. Palangoje mėnesį pavaikščiau, man labai patiko, bet tik tai tas treneris buvo toks biškai keistas ir mes vargindavo savo tokiam ne iki galo normaliom kalbom, bet ten, blemba, ten daug gerų dalykų, ten ir kojų technikos. Ir man kas labai patiko, netgi aš tuo momentu buvau salę metęs. Aš galvoju, kai durnas eiti tą salę gulėti ant tų štangų, kai čia viskas veiksme, žinai, visada išprakaitavęs, visada tu tonuse, ten kriaušė, tai spardai, tai daužai, tai ten pratimai specialūs tokie visokie yra, nu, judrumui, tai su virvutė šakinėt, labai daug visko įvairaus. Va, ir aš dabar taip pat vis tokiam pamastymė, va, eit. Tai pagalvok apie kitus, nu, mhm, kitą tipą ir pabandyk nueiti. Pabandyk. Pasitikėjimui tas labai daug duoda. Labat, kaip sakai, muštynės, dar kažkas. Ir galbūt gyvenime, žinai, kaip policininkas. Policininkui pasitikėjimą duoda ginklas, kurį jis nešioja. Bet didžioji dalis policininkų to ginklo taip ir nepanaudoja per savo gyvenimą. Labai mažai kas iššauna, panaudoja, labai retai, žinai. Va, bet jisai visada turi ir jisai žino, kad jisai vat, turi galę, turi pasitikėjimą. Lygiai taip pat ir kovos menai. Vat, tu gali tiesiog visada jausi, žinai, tvirtas, galintis save apginti ir kitus, vat, ir apie muštynės tau irgi atsakymas automatiškai. Va, ir visada bus tavo aksesuaras jau tvirtas, žinai, jėgos toks aksesuaras į tavo naują gyvenimą. Kaip į namą pasistatysi tokią jėgos vietą. Aš kovotojas, nu, tam tikro lygio. Pradedantis, bet vis tiek moku kovoti, moku apsiginti, judrus ir čia vėlgi sveikatai daug duos pliusą. mhm. Gerai, tai reikės į tikslus įsirašyti ir... Įsirašyk ir pabandyk. Aišku, kaip ir sakiau, vat, nepraleist to momento išjausk patį trenerį. Nes visada, ką mes bedarom, svarbu vat, tas, kas mokytojas, žinai. Mhm, Jį išjausk, nes gali būti, kaip ir mokykloje, ne, buvo gerų dalykų, pavyzdžiui, man anglų kalba labiausiai reikalinga, gyvenime buvo, bet man prasčiausiai sekėsi. Ir dabar aš suvokiu, kodėl man nepatiko ir aš jos nesimokiau, nes mokytoja buvo tokia, žinai, tokia presingą darydavo, kad nu, norėdavosi bėgti, bet aš galvodavau, kad man anglų kalba nepatinka, bet aš dabar jau, kai turiu patirties, suprantu, kad man ta mokytoja atbaidė nuo tos anglų kalbos. Va, tai gali būti dalykas geras, bet mokytojas ne iki galo tikės. Ta vaibą, erdvę turi sudaryti malonu. Tau turi būti su juo malonu, kad jisai nebūtų toks, kad ateini ir ten, žinai, davai, staigiai darykit, nu, tu jauti diskomfortą. Nu, aišku, jis tavęs neturi glostyti, bet turi kaip žmogus malonus būti. Irgi išjausk tą. Va, bet čia geriausia nueini, pašneki.
Žinai, ten paklausi kainos, kiek ten, kaip ten vyksta treniruotės, taip toliau. Ir pajauti salę, pajauti tą trenerį ir žiūri. Tinka, eini bandai. Mhm. Aišku. Tik tai dabar nežinau, tau, kad su svoriu, tai, nu, toks irgi pasisverk, žinai, kad Tai tau va, ne. aš galvoju, gal ateityje šiek tiek, nes dar ir į plaukimą va vėl grįšiu jau. Vat tas geriau, nes plaukimas, tu gali ten, tu dar tik mokaiesi plaukti. Jo, Jo, mokos. bet kai tu išmoksi plaukti, tu gali lėčiau plaukti, gali greičiau plaukti. Ir tu, tau nieko papildomai nėra, tik tai tavo kūno apkrovos, ne? Jog nieks ten papildomai nededa kažko, tai ir nesusižalosi. Tau idealiai dabar plaukimas būtų, kol nusimesi svorį. Bet kai nusimesi, aš nežinau, kokį 20-30 kg jau gali galvoti. Nes dabar, žinai, nueit su svoriu ir pradėti apšokinėti, spardyti kažkokias tai kriaušės, nu, toks. Gali Tai būti, va, žinai, perkrova kūnui. jo, ir plus dar ta koja, žinai, dar jinai nėra taip pilnai atsigavus, vis tiek Jo, daug. jo, ją reikia prisaugot, nes koja tavo sutverta yra ant 75 kg. Ane? O tu užmetęs plus 50. Mhm. Nu, tai jinai visada gauna apkrovą, nes yra stambus žmonės, stambus kaulai, stambus raumenis, sudėjimas, jie gal sutverti yra. Žinai, kaip ir kovos menuose būna vat, tos kategorijos, svorio kategorijos. Žiūrėk, ten kiti ploni ir jo ten neištambins, neišdidins iš savo kategorijų ir sportuoja. Ten kitas sunkia svorė, žinai, ten koks Tysonas, žinai, ten stambus visą laiką. Tai vat jo ir kojos tokios. Va, tai tau reikia grįžti prie savo kojos apkrovų ir tada, bet tą labai gerai pastebėjai, aš tavo vietoj įsirašyčiau į gyvenimo projektą. Kovos menus. Mhm. Taip, dabar dar du dalykai iškilo, tarkim, čia gal labiau su santykiu su savimi būtų. Tarkim, kaip svarbu, tai tikriausiai svarbu, kad reikia palaikyti tvarką, tarkim, aplink save, ne vien mintyse, bet ir, tarkim, elektroniniam pašte, ten turi būti, manau, ištrintos reklamos, ane. Mhm. Ir aš dar to kol kas nedarau, jau kaupėsi. Aš Kažkaip buvau kažkada nepris. kad sakęs, aš galvoju, ar tu esi tą girdėjęs ar ne, tą mano praktiką 10-10-10. Ne tau gal Ne. sakiau, tada aš ją darydavau, dabar tarp kitko atsimenu, reikia pasirašyti, aš ją irgi pamirštu karts nuo karto. Vat aš, kada kasdieną, vat, aš irgi per sferas einu, ane, pasirašiau dabar 10-10-10, gerai, kad tu paklausai ir priminėjai. Buvau jau pamiršęs. Tai aš darau tokią praktiką, išsitrinti 10 nereikalingų mailų arba kokių, nu, jeigu nėra tiek mailų, tai tada failų kažkokių tai iš kompiuterio. Tiesiog 10, kasdieną 10 kažkokių tai ištrinti nereikalingų dalykų rasti. Nuotrauka sena nebeįdomi ir aš jos nebežiūrėsiu. Mailas kažkoks senas, failas kažkoks senas, vat švarint kompiuterį. Ne? Tada 10 dalykų realybėj aplinkoj padaryti. Nu, nežinau, nueiti kažkokius daiktus sutvarkyti, ne? Vieną daiktą padėjai į vietą, vieną kažkokį daiktą padėjai į vietą, ir, nu, kojinės numestos, nuneši į stalčių, ne? Ten dar kažkoks tai daiktas numestas, padėjai į vietą, žinai. Dar kažkoks atsuktuvas mėtosi, kambarį nuneši į sandėliuką prie įrankių. Irgi tvarkingai pradėjai prie visų įrankių, kad kitą kartą rastum. Tai va, aš tokių kasdieną 10 darydavau, 10 kompe, 10 realybėje ir 10 telefonė. Mhm. Va, tai irgi geras labai jausmas, kada tu susitvarkai, iškart pajausi energijos. Ir dar viena yra praktika, čia aš girdėjau, čia ne mano sugalvota, nu, esu bandęs daryti, bet kada vat nėra nuotaikos, nebežinai ką daryti, tiesiog eiti tvarkytis aplamai. Vat kambarį, garažą, sklepą, nežinau, kiemą, tiesiog vat. Taip užsikuria, pats save gali užkurti. Bet vat tas 10-10-10 kasdieną, tu pamatysi, kaip tavo bus kompas švarus ir būdavo tokių, kad aš jau neberasdavau 10. Kambarį jau taip viskas sudėta vietoje, kad blet, 5 šiaip net taip randu, ten po kokios savaitės, žinai. Ir kiekvienas nereikalingas mailas,
e-mailas, nuotrauka, daiktas ne vietoj padėtas, jis naudoja mūsų energiją. Energijos kažkokią dalį. 0,0 kažkiek, ten 0,0 kažkiek, ten 0,0. Nes mes su viskuo energetiškai susijungę esam. Ir, pavyzdžiui, e-mailas nereikalingas, bet jisai yra dar tavo realybėje. Ir jisai naudoja tavo dalį energijos. Kažkokį gramą ten, ne? Mhm. Tai kada jų ištrinsi 10, o po to šimtais, pamatysi, kaip resursas net iš to didelis ateis. Va, Aišku, tai tavo klausimas labai geras. jo, ir kadangi netvarkos daug ten, nu, nepasakyčiau, kad, žinai, labai ten apsikuitęs, bet tarkim yra spintelių, stalčių ir čia, ir Vilniuje, ir kitam name, kur tiesiog daiktai ir kažkaip sunku su jais kaip čia pasakyti, išsiskirti, žinai, tiesiog nors ir nelabai reikalingas, ten kažkoks gražus popieriukas ar kažkas, bet čia tikriausiai kartu ir persipynę su mano vidinė būsena, kad man sunku su praeitim atsiskirti, tai Jo, kaip ir kalbėjau apie praeitį, apie fokusą dar kalbėsim, kada tu 500 žingsnių atgal, dar tu ten apie tai galvoji, žinai, o tau jau į priekį reikia kitus 500 žingsnių. O tu vis mhm, ten, ten, ten. Jo, tą po truputį reikia, po truputį, kiek įmanoma daugiau išmesk daiktų senų. Jeigu turi kam padovanoti, iš visi idealu, žinai. Kažkokie tai, kur vertingi daiktai gali parduoti, ten būna visokios grupės, žinai. mhm, Ir tiesiog parduoti už mažą kainą, ten, nežinau, už eurą, už pusę kainos, už tokią kainą, kad žmogus pasidžiaugtų nusipirkęs. Bet kad nejaustum diskomforto. Pavyzdžiui, paėmė ten telefoną šiandien už 1000 nusipirkai, rytoj už 500 pardavai. Nu, diskomfortas viduje. Kaip čia taip, žinai. Bet ten, sakykime, turi kažkokį tai senąjį besimėtantį telefoną, vis tiek jo nesinaudosi, nu, ten ir už eurą, už 10, už bet kiek parduok. Tai mhm. yra, žmogui bus džiaugsmas, kad jis labai pigiai gavo, iš principo džiaugsmas. Ir tas džiaugsmas energetiniam lygmenį tau pačiam grįž. Va. Nudžiuginai žmogų, kaip faina, ir dar ten eurą gavai. Nu, arba padovanoji, jeigu jau visai ten, arba draugui, pažįstamai, dar kažkam, tai žinai. Tai Nu va, jo, ir dar, tokiais būdais galvok, kaip tuos daiktus kažkur tai padėti. kad būtų harmonija, taip? Nu, kad nebūtų diskomforto, kad ten Jo. jo, bet irgi valią truputį turi jungti. Ai, nu, vis tiek nebenešiojau. Aš darydavau tokią praktiką, kad savęs paklausti, ar paskutinius metus aš tą daiktą naudojau? Ne. Arba ten kažkokias kelnes nešiau? Ne. Tai kodėl aš jas dar bet vis laikau? Ir toks pagalvok, o aš jas tikrai nešiosiu, ar jos, nu ne, bet jos tempia tave į fokusą tavo, į prisiminimus, į praeitį ir vėl vat, dėmesį, apie kurį mes kalbėsim, Mhm. tempia ten. Tai tikriausiai dar turiu irgi tokį vieną didelį objektą, kuris energiją siurbia, tai namas, žinai, turiu kitą namą čia Kazlų Rūdoje Mhm. ir jame beveik nebūnu, bet ten yra gerų prisiminimų, žinai, ir kažkaip kol kas aš jį laikau, nors aišku, ten remonto verkiant reikia. Bet aš pats nelabai sugebu daryti ir kol kas neturiu finansų. Ateityje galvoju, gal ir būtų faina susitvarkyti, žinai. O parduoti tu jo nenori? Nu, kol kas dar nelabai. O dėl ko? Ar tu siejai savo ateitį su Kazlų Rūda? Kaip ir nelabai. Nu, tai tada savęs paklausk, kam tau tas namas. Ta prasme, ten niekas negyvena dabar, Ne. o išnuomoti nėra galimybės. Matai, ten viduje remonto reikia, nes aš biškai jį ten per tas paskutinės savo ligas šiek tiek apdaužė, žinai. Nu, Mm. ten jau viską, remontą reikia daryti kardinaliai, žinai, jeigu nori gyventi. Mhm. O jeigu parduoti jo vertė kokia pinigais ten maždaug 10, 20, 50 tūkstančių. Nu, gal taip net įvertinimo kaip ir nebuvo dar, bet manau apie kokią 40 gal. Nu, va, tai nu, didelė vertė, tai galbūt pasigalvoti, ką galėtum už 40 tūkstančių, kur investuoti juos. Mhm. Nu, ta prasme, va irgi va, gyvenimo projektas, nuo pradėti
vat pradėti, vat kai projektuos gyvenime ir sako, vat žmonės, ai, neturiu pinigų, žinai, o pasirodo, nu, namą turi, žinai, atsimeni. Mhm. Opa, taigi galiu parduoti tą ir ten, nu, galbūt užsienį kažką, galbūt ateityje vėl kokią mašiną pirksi, automobilį, ten autobusiukas savo kokį gerą, su kuriuo vežiosi, žinai. O gal žmonės vežiosi kažkokį už 40 tūkstančių, gali ten prabangų, kokį patogų, žinai, sodinėm sėdynėm nusipirkti, pervežimą žmonių daryti. Nu, vat iš tų, bet čia vėliau, kada pradėsi, tai tas resursas tegu būna, bet gali pradėti galvoti tokiu kampu, nu, ne apie jo restauraciją, o apie jo konvertavimą į kitą. Išsitraukimą tos energijos ir konvertavimą į Mhm. kažką naujo. Atnaujinimą, update. Žinai, kaip buteliai būna išgėriai, seną pridavai, gavai ten centų, pasidėjai prie kažko nusipirkai, tai va, tai gali gal prie kažko prisidėti didesnio. Va, ir pagalvoti, ar tai tikrai įeina į tavo projektą, naujo gyvenimo statymą, tai Kazlų Rūdų namas. Mhm. Galbūt taip, galbūt tu ten nori, ten, nežinau, ten jį suinvestuoti, ekstra kažkokį pasidaryti namą, gal tai, gal tave džiugina ekstra Kazlų Rūdas, sakykime, ten ta vieta, tas namas, galbūt tada galvoti apie jo restauravimą ir jame gyvenimą. Mhm. Bet aš labai Mhm. abejočiau tuo. Na taip, reiktų kažkaip irgi susifokusuoti ir apsispręsti, nes ir taip jau dabar tarp dviejų vietų šokinėjau tarp Vilniaus ir Kazlų Rūdos, žinai. Mm. Dar mintyse Danija ir dar va šitas namas, tai 4 vietos, tai manau reikės kažkaip va padirbėti, tiesiog va pamastyti, žinai. Jo, pamastyk, gali praminti kelią pasitikrinimui, vad sakė, aš nežinau, kokia jo vertė, pabandyti ten kokiam nekilnojamo turto brokeriam jį parodyti, paklausti, kiek įvertintų, pasižiūrėti rinkos kokias kainos realiai, ar tu parduotum, už kiek parduotum, ar įpirktų kas nors. Mhm. Vat tą irgi praeiti, prajaust. Nu jo, kitas dalykas, aišku, visos sumos net ir negaučiau, nes dar reiktų ir tetai kažkiek, kokią 10 ar 15 gražinti, nes jinai labai daug sudėjo Mm. į tą namą Irgi, anksčiau. irgi gerai, atiduotum tetai Skol. skolą, teta apsidžiaugtų. Irgi, žinai. Nes dabar, kada tu turi tetos energiją, tai, nu, mes, kada turim kitų žmonių kažką tai paėmę, mes turim jų atidirbinėti karmas tam tikrus dalykus, žinai. Mhm. Va čia tas ir būna, kada ten apgauna, pavyzdžiui, pavogė pinigus, žinai, žmonės galvoja, kad iš to labai išlošia. O dažniausiai jie dar labiau pralošia. Todėl, kad visos bėdos, viską, ką žmogus turi atidirbti, žmogus pasiemęs energiją, to kito žmogaus pasiemė tą dalį ir atsakomybę. Ir tu vat kažkokią dalį irgi neši. Tai vat, kada atsikabinsi tą, atiduosi jai kas jos, pasimsi savo kas savo, tau dar laisviau, dar daugiau energijos atsikabins. O dabar toks truputį tu priklausomas darėsi toje vietoje. Tai va, tiesiog mes pakalbėjom, aš tau pašviečiau, vat, kaip sakiau, 300 šiam variantui yra, tai tavo variantas vienas buvo likti, antras, aš jau pašviečiau variantą, kad galbūt pagalvoti apie tą pardavimą ir ten kokios naudos. Vat, iš jaus pardaviau, atidaviau, galbūt investavau kažką nusipirkau. Aišku, variantas parduoti ir pinigus bankė laikyti, nu, nėra labai geras. Gal tada geriau nekilnojamą turtą laikyti. Tai va, aš irgi turėjau tokią mintį, kad aš jį parduosiu, kai turėsiu vėl kokią verslo idėją arba kur Mm. investuoti. Ir kitas dalykas, dar aišku, noris ir tuo pačiu metu susiras darbą, kad ne vien gavus kaip ir, nu čia palikimas tas namas, vienu žodžiu, tėvuko, bet ne vien tą palikimą išvaistyti ant savo to kasdieninio gyvenimo, bet norisi turėti tokį pačiam kažką uždirbti, žinai, va jeigu tėvukai namus uždirbo, tai kad aš irgi kažką užsidirbčiau, čia man būtų tik kaip priedas, žinai, Mm. kažkur protingai investuoti, va man to norisi, nes. Jo, ir į palikimus reikėtų kiek įmanoma mažiau fokusuotis. Idealiausia būtų iš vis be palikimo kažką padaryti. Aišku, jeigu tau suveiks kaip tramplinas, kažkur ten kažką darys ir tau tai padės, tai gerai, bet jeigu ir be to apsėsi savo gyvenime, tai bus dar geriau. Nes tai yra, nu, žinai, kaip sako, mano vienas mokytojas verslo yra sakęs, nu, aš vaikams savo sūnum nieko nepaliksiu, nors jis multimilijonierius.
Sako, nes tai yra mano uždarbis, mano medaliai. Tai tas visas turtas yra mano medaliai. Tai taip kaip, sako, dabar vat, ten koks nors sportininkas gavo aukso medalį ir prieš mirtį atidavė vaikui. Sako, vat nešiok medalį ir tu būk čempionu. Nu, tu nieko ne čempionas, tai ne tavo medalis yra. Nu, tu neuždirbai jo, negavai. Va, tai tą palikimo nenori įsiplėsti tą temą, bet siūlyčiau, bet jeigu tetai atiduotum, tai labai gerai. Gal dar kažkam kažką atiduotum iš to, vat, būtų gerai, kad vat, taip kažkur, nu, susitvarkytum reikalus, bet tai, ką statysi naujai, jau iš savo investicijų. Mhm. Bet gal bus, kada turėsi idėją, gal bus paspirties, bet čia jau gyvenimas sudėlios tas situacijas. Va. Čia, kada pradėsi galvoti apie realizaciją, vat mūsų gyvenimo projektavimas, planavimas, realizacija, apie ją, tarp kitko, irgi pagalvo, kuo tu norėtum iš principo užsimti gyvenime. Nes vaizduoji, koks dabar tavo pasirinkimas yra. Tu nieko nedarai tokio konkretaus dabar. Ir pas Mhm. tai spektras 100% pasirinkimų. Kada žmonės daro kažką tai, nu jau įlindai tą ir, pavyzdžiui, ten nebesinori tą daryti, tai dar tu iš to išeiti, ten iš darbo išeiti, ten verslą kažkokį parduoti ar kažkaip ir tu negali tiesiog peršokti tai, kas tau patinka. O tu dabar naujai, žinai, nuo nulio gali rinktis, ką nori. Nu, visas spektras, ten, nežinau, nuo valytojo iki prezidento, ne, ir ten visi kiti spektrai likę. Vairuotojas, verslininkas, ten dar kažkoks. Tai vat savo duoti tą laisvę, tam dabar vat, spektrą tą pasimatuoti realizacijai. Ką aš darydamas vat, jausčiausi gerai, žinai, kas man patiktų. Nes realizacija, kada projektuosi, atmetinėk pinigus, išjausk, vat, nuo ko aš kaifuočiau. Pabandyk. Mhm. Gerai, kažką dar Mindaugai norėjai klausti liktais, ar sakyti. Mhm. Kaip ir viskas, gal paskutinis dalykas liko tiesiog su ta mašina, va jau šiandien bandysiu mašiną užsikurt ir Mhm. kažkaip galvau, gal dar važiuoti į Vilnių, žinai, bandyti jau. Mhm. Dar galvoju, dar gal pradžioj atidėsiu kokią mėnesiukų, gal pradžioj pavažinėsiu bent po Kazlų Rūdą, žinai, kad priprast ten parkuotis ir panašiai, nes irgi yra baimė, kad neįsiparkuosiu, kad ilgai užtruksiu, kiti pyps ir panašiai, tai va, tiesiog valią biškį įjungsiu ir bandysiu tiesiog tai daryti po truputį. Jo, kaip Nes, ir kalbėjom apie treniruotės, nedėk iš karto ant štangos plus 50 kg, plus 2 kg, plus kiek ten gali, sekantį etapą, tai vad Kazlų Rūdai. Po to iš Kazlų Rūdos gal išvažiuosi dar toliau ten. Kazlų Rūdai pavažinėk daugiau toks, nes ai ten nevažiuosi, nes ten sunku parkuotis, specialiai važiuok ten, kur sunku parkuotis. mhm, Ir nebijok irgi stengiasi perėti baimę, kaip kiti žmonės pagalvos ir kaip kiti žmonės pypsins. mhm, Va. Čia irgi yra toks dalykas, kad aš dabar galvoju, aš esu tokį naudojęs ar ne, o, pavyzdžiui, tu parkuoji, tau nesiseka ir matai, pizdėts nesiseka, pjauni grybą, nu, supjovai nesąmoningai, iškirtai kitiem kelią ir kiti mato pypsina. Gali ramiai išlipti iš mašinos, prieiti ir pasakyti, aš nesenai įsilaikiau teisės, man sunku parkuotis, jūs pypsinsit ar ne, greičiau nebus. Viskas. mhm, Draugiškai, be jokių žymų, be pykčio. Tai tiesiog, jeigu norit apvažiuokit, tiesiog savo duot laisvės nebūti priklausomu nuo kitų žmonių. Nes tie, kurie pipsina žmonės, jie neprisiema atsakomybės už save. Tai yra galima pipsint, o galima pamatyti, kad žmogui sunku sekasi parkuoti ir ateiti jam padėti, parodyti, kaip pasiparkuoti, ten pareguliuoti, žinai, bet važiuok, nevažiuok. Galima atvažiuoti, galima daug dalykų padaryti, ne, nekaltinant to žmogaus. mhm, Bet pavyzdys irgi būdavo, aš kada dirbau Klaipėdoje, atsimenu pradžiai, mašinas ten kažkaip turėjau ar neturėjau, kaip ten su pažįstamu važiuodavom, jisai iš Palangos buvo, į Klaipėdą važiuodavom. Tai aš po to su juo nebevažiavau, nes mes, kol iki Klaipėdos nuvažiuodavom 30 km, man galvas skaudėdavo nuo to, kaip jis visus tas debilas, tas nemoka, tam faką, tu blėt, kur čia važiuoji, tu aslė, tu pipsina, žinai. Aš išvargdavau nuo to. Nu, man niekada tokių dalykų nebūna. Aš labai labai retai pipsinu. Aš tengiuosi nepipsinti žmonėm, nes, nu, jau žmogus ir taip stresė ir aš dar pipsinsiu. Aš tengiuosi apvažiuoti, žinai,
Nebent būna, nu, naglai, žinai, ten būna kartais jau irgi paaugliui ten autostradoje važiuoja dideliu greičiu ir ten velkasi antrojo juostoje kažkas. Nu, tai aš jau seniau aplenkdavau iš dešinės pusės, dabar jau pamirksiu, žinai, kad, nu, blema, nu kodėl tu nusprendai su savo lėtą mašiną arba lėtai važiuodamas vidury kelio važiuoti. Nu, važiuok ten kraštu ir viskas tvarkoja. Kartais reikia žmonės šiek tiek paauklėti, bet ne iki tokio lygio, kad ten pipsint jiems bet kada ir bet kur. Va, pasitreniruok tos vidinio tokio, vidinės jėgos, kad aš esu toks pat visatos pasaulio narys, kaip ir tas žmogus. Ir man dabar, va, realybė tokia, kad man dabar sunkiai sekasi. Ir aš dabar bandau atsiminti, kaip važiuoti, bandau atsiminti, kaip parkuoti. Tai yra mano statusas dabar, mano faktas. Ir aš toks, ir aš grybauju. Viskas. Ir aš savo leidžiu grybauti. Specialiai aš jam užkirtau kelią? Ne. Grybauju, jo, man baisu, jo, stresas, taip. Lipu per tą, taip. Valią jungiu, taip. Va, ir tau labai gerai, kad tu su mašina vat, po truputį. Mhm. O Tai paskui dabar va, jau ir į Vilnių. pastebėjau, iš visų kampų dabar tiesiog pradėjo lysti, žinai, tokios nepasitikėjimai ir dabar suprantu, ir šitoj pusėje reikia kažką daryti, ir to, ir ano, ir ten čia. Bet po truputį atsimeni, aš tau sakiau, vat, ką Jo. pasirinko Tadas ir Darius. Eit į kalėjimą užsidaryti ir nelyskit niekas. Tu pasirinkai išeiti iš to kalėjimo. O kaip iš kalėjimo išeiti? Ten reikės tą padaryti, ten spyną nulaužti, ten grotas, ten reikės apsauginį primušti, ten tą, daug dalykų reiks padaryti, išeiti iš to savo vidinio kalėjimo. Bet tu jau pradėjai daryti ir jau dar atkreip dėmesį į tai, ką padarėjai. Bet kaip ir sakiau, čia geriausia, kad, vat, nu, jeigu tu fiksuoji, kad rašytum ir po to neišmestum. Vat. Aš irgi dabar, aš šiaip dažniausiai metu, bet vat, pas mane irgi, vat, matai, vat, kasdieną. Mhm. Va, ir aš galiu, kartais, kai galvoju, kad aš čia nieko, nieko. Ir, arba gali netgi pasiekimų knygą kokią tai sąsiuvinį, kur kilogramai, pavyzdžiui, kilogramai numesti, tai čia jau pasiekimas, čia jau yra pizdės rezultatas 5 kilogramus numesti. Jo, aš irgi. Va, pradėjau reitinguoti tuos pokalbius, kaip sakėjai, tai su draugais ar su kitais šeimos nariais. A, ir kaip ten tau skaičiai tie Nu, bėgioja. dabar pakėlė, taip kažkur 7 iš 10, 8 iš 10, žinai. Mm. Bet tie, kur mažesnį balą atsakinėk, tuos žmonės iš viso reikalingi tau komunikuoti su jais. Mhm. Neik per tą, kad tu blogai. Gali būti, kad žmogus tave pavampyrina. Ir su vampyrais, nu, energetiniais vampyrais yra toks dalykas, kad jie, nu, tikrieji, jeigu jau tokie, kur gerokai vampyrai, aš tik vėliau per gyvenimą, per daug metų pradėjau atsekti, jie labai būna pradžioj malonus. Jie į tave įtraukia, 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 o po to po pokalbio tu žiūri, o, blėt, ir man kažkoks be nuotaikos yra. Va, Mhm. tai būna. Toks visada. Rusiškas žodis yra poslievkusija. Mano vienas irgi mokytojas tą mane išmokė, poslievkusija. Vat, poslievkusija, tai suprantate, ne ką reiškia. Koks poskonis reikės. Vat kaip maistą pavalgai, žinai, ir toks, o, kaip skaniai pavalgau. Arba pavalgai ir toks pradedi raugėti, kažkaip tai neblegu, kažtaukų daug buvo toks, žinai, poskonis tas po to būna. Tai ir su žmogum būna pabendrauji ir tu užsidegi, užsikuri, išeini, wow, fainai, koks fainas žmogus, fainai pabendravom. O būna, tu atėjai su resursu, išeini ir toks kažkaip, liktai nieko daug nebendravom, bet jis čia kažkaip tą pasakė, na pasakė ir aš toks likau be resurso. Tai tas, tie vat, skaičiai reikalingi tau reitingavimo, su kuo bendrauti, su kuo ne. Kas tau dadeda resursą, o kas tau jo atima. Mhm. Supratau. Va. Tai, okei, pas tave sportas vyksta, santykiai, nu, santykiai nežinau, tai aš tau rekomendacijas daviau, kuo daugiau draugų, kuo daugiau bendravimo ir kuo daugiau moterų, 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 moterų. Moterų žvilgsnis, žodis, juokas, apranga, viskas, kas iš moters, labai daug yra energijos.
Ir ypač, kada mes neturim antros pusės, mums ta gyvybiškai reikalinga energija vyram. Ir mes juos galim, mm, čia toks, nu, tas žodis gal netinka, susišaudyti, nesusišaudyti, bet gal prisim. Nu, va, tų tokių gerų ryšių turėti su moterim, nu, pavyzdys su 5 per dieną, su 10. Turiu galvoje, kad, nu, su viena nusišypsoja, kitai komplimentą pasakė, kita tau kažką pasakė, žvilgsnis susitiko, nu, tokių, va, kuo daugiau ryšių turėti su moterim. Kita Mhm. pasidžiaugia kaip apsirengus, kita kokie gražus plaukai, kokia šiaip gražiai, va, resursą, kol nėra savo moters, gauti iš tų moterų, iš aplinkinių. Dėl to aš tau rekomendavau vat, daugiau vaikščioti po Vilnių, po kavinės, po vietas, kur moterų yra. Moterų, merginų gražių, jaunų, gražių ir tą resursą gauti. Jos iš Mhm. tavęs gauna resursą dėmesį. Tada tu atkreipi dėmesį ir jeigu dar pasakai komplimentą, tai va čia dėmesio užtvirtinimas yra. O jeigu aš iš pradžių norėčiau susitvarkyti tą sveikatą, pasiekti, nu, bent 80 kokią ir tada realizacija, pradėti kokį darbuką dirbti, kad ir tik tada bendrauti, aš taip kažkaip galvoju. Nu, ta prasme, jau rimčiau kažką bendrauti, Ne, kad, rimčiau matai, tu rimčiau vėlgi nesuplanuosi. Nu, tu gali ieškoti, neieškosi ir pas tave, jeigu per prievartą, per protą ieškosi, tai nerasi ar dar labiau atitrauksi kažkokią tai merginą ar moterį. Tai mhm, tiesiog natūraliai, visų pirma, dabar nebėgti nuo to, nesakyti, kad vat, tik tai tada, čia yra pabėgimas, tik tada, kada bus 80 kg. mhm. Ne? Nes tavo dabar kiek, 112, ne? Nu jo, Nu jo, bet maždaug. galėtų būti 150 arba 200 irgi. Suprant, galėtų Gali. būti dar blogiau. Ir situacija nėra, nu, tokia tragiškai bloga, kad tu ten kažkoks. Būna žmonės invalidai, tai čia tavo iš vis nėra bėdos. Invalidas tai ten rankos neatstatysi, ar akies kokias neturi, žinai, ar kažkokie tai sužalojimai ant veido randai, dar kažkokių tai dalykų būna, kur neatstatysi, o tavo atstatoma. Ir plus tu, nu, va, iš šono žiūrint, aš savo nuomonę galiu pasakyti, tu netrodai kažkoks kitoks. Normalus bakūras, nu stambus. Nu, aš, pavyzdžiui, salėje vaikštų, tokių yra daug. Dar stambesnių, ten iš vis tokie storiliukai ateina, ten, žinai, vos ant to užlipa bėgimo takelio. Ir man taip, man toks džiaugsmas matyti žmogų, kad žmogus dirba su savimi. Ir aš jo nematau, pavyzdžiui, kaip kažkokio tai blogo, negražaus, yra jo energetika, kuo jisai fonuoja. Ir dažnai būna dar stambų žmonės, jie tokie gėrių daugiau pas juos kažkaip tai yra, nežinau. Tai ir moteris, jos labiau žiūri į tavo energetiką, į tavo vidinę būseną. Tai va, tu jeigu vaikštai, jeigu drąsos, jeigu tu ten pradėsi ten kickboksą, sportuoti ar dar kažką, darbą pradėsi, tai va tas koncentratas tavo, kuris eina, va, tas dėmesys, vaibas tas iš tavęs visas, jis yra ekstra svarbesnis, ekstra įdomesnis negu tavo išorė. Ir tą aš esu netgi padaręs eksperimentą, esu su merginom, su moterim kalbėjęs apie tai. Sakau, jums vis tiek turbūt svarbu ten tie, kur raumeningi, žinai, pasikočiuoja. Sako, mes nematom tų raumenų, mes nematom tų formų, mes matom, jaučiam vyrą, žinai, koks jisai. Mhm. Va, tai ten, aišku, ten tuos, kur prisipūtė lūpas, ten tos visos FIFO, žinai, yra ten ta kategorija, kurios irgi ten žiūri gražuoliukų. Nu, jie savam lygmenį ten bendrauja, bet tai yra atskira kasta, yra ribota, yra labai taip toliau, bet didžioji dalis vis tiek per vaibą, kuo tu fonuoji. Tai vad mes tavo vidinį statom, vidinį pasaulį, vidinį naują gyvenimą. Ir ten visa esmė, ir tavo grožis, ir moteris tą išjaus. O fizika, jos gali ir smarkiai netkreipdėmėsio į tą fiziką. O tau užtenka tavo kūno sudėjimas gražus, nu, veidas tavo bruožai, šukuosena, viskas pas tavį yra idealu. Tai tu tuo tik gali pasidžiaugti, nes ne visiems Dievas, žinai, duoda taip gražiai. O kad šiek tiek stambesnis, pamiršk. Tu su tuo dirbi ir atsimink, kad moteris tą nežiūri. Va. Jeigu būdamas stambus nuneši į gėlę, pasakysi komplimentą, pakviesi kavos,
Fokusas bus į tavo dėmesį, į tavo komplimentą, į tai, kad kavos nupirkai. Kavos nupirkimas ten ar gėlių tai yra dėmesio parodimas. Vat į tavo dėmesį, moterim reikia dėmesio, jos yra gėlės, jas reikia laistyti dėmesiu, 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 dėmesiu. Kada yra pinigų, pinigais, bet tie pinigai irgi lygiai tas pats dėmesys yra. Kada nėra pinigų, galima be pinigų jas maitinti dėmesiu. Joms taip, nu, kaip vandens reikia. O mums reikia jų energijos, jų vat, šypsenos, jų džiaugsmo, jų grožio, vat, to. Ir visada mainai vyksta natūralūs. Tai čia neišmesk vis tiek, Mindaugai, netidėk tą 80. Po truputį. Nedrąsu, išeik, stebėk moteris pradžioj. Stebėk, vat, išėjęs pasivaikščiot, vat, santykė, ne, vat einu stebėt moteris savo tokia, ne, eini ir stebi, vat, ir renki savo, vat, šita faina, žiūrinėja, ją, žinai. Ir tai jau yra santykiai, jau užsidėjai plius pusę kilogramo. Po to daeisi iki tokio lygio, kad gali jau, kaip sakiau, prieiti komplimentą pasakyti. Arba perkant parduotuvėje pardavėją, jeigu nieko nesakyti, tai bent atkreip dėmesį ją, pažiūrėti, vat, palinkėti jai mintyse kažko tai gero. Irgi mintyse pradžioje. Paskui jau galėsi, kada įsitreniruosi, tada uždėsim dar svorio, perėsi prie žodžių, po to prie veiksmų, prie gėlių, prie kavos. Ir taip susiformuos vidinis Mindaugas, tas vyras, jau vyras turiu galvoje kaip patinas, žinai, tas, kuris jau traukia patelę moterį. Formuosis ir paskui jau prisitrauksiu po kiek laiko ir savo moterį. Ta, kuriai vat, tu tiksi toks, koks tu esi, su visais ansvariais, su viskuo. Realizacija irgi, kaip sakiau, po truputį, bent kažką daryk. Tarp kitko, realizacija nebūtinai darbai. Vat, sakei, dirbsi kažką tai, ne? Kazlų Jo, Rūdos. yra, reikia nuvažiuoti ir į tuos kitus namus ten aplinką biškį patvarkyti. Mamą pavežiot, va, irgi pagrėbt, žinai, tokie ūkio Čia darbai. yra realizacija 100%. Realizacija nebūtinai į darbą ir pinigus uždirbinėti. Realizacija mašiną pasiruošti, išsiplauti, ten padangas susitvarkyti, ten kokius tepalus pasikeisti, servisą nuveikti, mamą nuvežti, sugrėbti, nupjauti žolę, sakai, namą apsitvarkyti. Tarp kitko irgi gali savo realizaciją, grįžęs ten, sakai, apgriautas namas, kažkas. Po truputį, ką tu gali be meistrų savo lygį ten. Išvaryti šiukšlės, išnešti, vat irgi. Ir tam nepersisuotinti, vat, pasportavai, pavaikščiai tenais, pašaudai bent jau dėmesio, kaip sakiau, panas. Padirbai, nepersidirbai, pasilikai kitam kartui. Nesuvalgyk visko iš karto, nepersisuotink. Ir laikas savo, tai vat, ką dabar mes darom, tai asmeninis augimas, filmai, kažkur skaniai pavalgyti, dar kažką tai nuveikti. Nu, poilsis, kas susijęs su poilsiu. Jo. Gerai. Kas daugiau, Mindaugai, dar yra? O dėl realizacijos, tai taip, ir, nu jo, dabar darysiu, dar aišku, naisiu skelbimus peržiūrėsiu, žinai, gal kas rezonuos nusiųsiu. Jo. O dėl... Savo tempu, nepulk ten dabar 10 CV, bet nors truputį kažką padaryk, nors vat vieną ten įsirašyti realizaciją kažką vat padariau, žinai, šiandien. Jeigu gali 2, jeigu gali 3. Ir irgi dar toks vienas, nu, čia dabar jau nežinau, gal jau ir pramestas šansas iš dalies, nes tas mano pažįstamas, nu, buvęs verslo partneris trumpai, žinai, Danijoje, tai jisai man buvo davęs Facebooko porą puslapių, žinai, administruot, kad ten pritraukti klientų, žinai, ir panašiai. Bet aš tada įsidarbinau tose senukose, o vėliau ir apleidau, nes supratau, kad iš to kol kas, nu, aišku, savo mąstymu kol kas iš to negaliu uždirbti, žinai. Tai dabar nežinau, ar čia bandyti tai gilintis ar ne, nes jisai manie potencialą matė, o aš kažkaip pats nematau to ir tai manęs nelabai traukia, žinai. Ten, tarkim, surasti klientų valymo įmonė, žinai, per Facebooką postus daryti ir panašiai.
Tai va, taip įdomu, man reiktų čia valią pasitelkus kažką bandyti, ar jeigu nerezonuoja, tiesiog pamiršti. Nu, pasisverk, žinai, pasisverk kartu, kaip tau tai. Kur tai veda, žinai, gali mintyse pragyventi, žinai, vat, įsivaizduok, tu ten, vat, realiai pradėsi ten daryti, administruoti, rašyti, kur mane tai veda ir ką aš tuo pasieksiu ir kaip man rezonuoja per tą, žinai. Per vidų pabandyk išjausti. Mhm. Gali būti ir taip, ir taip. Tu sakai, šansas, kartais jo, kartais gali atrodyti labai patraukliai, ar net pinigų labai daug, bet jeigu nerezonuoja, tai, nu nerezonuoja, nu, kiek tu save prievartausi. Nu, nebūsi prostitutė, žinai, už pinigus visą laiką, visą gyvenimą. Tai Na, jo. gal atrodo gražiai, gal patraukliai, bet, nu, jeigu, nu, ne mano, žinai, viskas. Va, pabandyk išsijaust per vidų. Nes, kaip sakiau, vat, fiziniai tie darbai, tai tau duotų, nu, tau, kaip sakau, ir Jo. išjudėjimo, ir santykio su žmonėm, bendravimo atsirastų, vat, tų baimių palystų tau daugiau, o kiekviena baimė tai yra tavo įsivaizduok hantelis. Ten išlindo, ten pasportavai, ten išlindo, ten pasportavai ir visur pasportuoji po truputį. Vat, ir raumenys auga, baimės atsitraukia, jos tolin, 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 tavo ta vidinė erdvė, tavo naujas tas pasaulis didėja. Tai darbe būtų toks labai Mm. Daug, kaip čia sako, vienu šūviu daug zuikių nušautų. Gal dar ir atlyginimą gautum. Tai va, nes kai dirbau ir tuose senukuose, prieš tai irgi ten turiu saviugdos pamokų, žinai, kito mokytojo, žiūrėjau vis ir Mhm. galvoju, ten vieną suvokimą užsirašiau kitą, kai pradėjau darbintis, pirmas 2 savaitės tiek suvokimų gavau iš to darbo daugiau nei iš tų mokslų, žinai. Mokslai yra teorija ir jie yra gerai, bet teorija nepagrista praktika, jin tave pačio resursą pradeda naudoti. Mhm. Būna persisotinė. Darius yra vat, persisotinės. Jis ten kiek jis ten Aleksų Janovskio 1000, sakė, peržiūrėjęs video. Dar manęs jis ten man klausė, ble, pradėk daryti, nustok klausti, viskas tau, jis sako, tau nebėra atsakymų, šiam sakydavau, nu, kada su juo dirbau. Mhm. Jisai klausė ir klausė, žinai, nieko, jisai krauna į tą kompą tos failus, kompas pradeda lūžinėti, o niekas su kompu nieko nedaro, nei programuoja, nei žaidimų žaidžia, nei laiškų siuntinėja, bet tik kiša į tą kompą programas. Tai tavo geras pavyzdys. Gavai informacijos, išėjai į realybę, nes pas mus čia ir vyksta, dabar vyksta teorija, o po to tau visą savaitę praktika, žinai, kaip su automobilio teisės laikom. Dabar aiškinam, kokios taisyklės, kaip važiuoti, kaip nevažiuoti, kur geriau sukti, kur nesukti, neini gyvenimą ir pradedi gyventi. Žinodamas ir svarbiausia, sutikdamas, kad tikrai klaidų bus, tikrai klysiu, 100% klysiu. Ir klaidos man reikalingos, kad aš kažką suprasčiau, suvokčiau, eičiau toliau. Ne specialiai klyst, bet leist savo klyst. Einu, darau ir leidžiu savo klyst. Suklydau, sustojau, pasižiūrėjau, pasikoregavau. Nu, atėjau čia, vat, paklausiau, uždaviau. Pasikoregavau ir vėl, ir vėl, ir vėl. Ir sakau, va, tą nepamiršk, formulė rezultatas, analizė veiksmai. Mes dabar, Mhm. mes dabar analizuojam šitą. Buvo rezultatai tavo savaitės, dabar analizuojam ir tu vėl eisi prie veiksmų. Po savaitės grįšim, vėl rezultatas pažiūrim koks, vėl analizuojam ir vėl veiksmai. Ir tokiu būdu išdidėjai. Mhm. Bet jau jaučiasi tavo rusiškas žodis, atėjo reskripaščionas, toks lietuviškai, net nežinau, koks tai žodis, išsilaisvinimas toks, žinai, kaip nu, tu buvai toks surištas visiškai, žinai, toks, o dabar jau toks liktais jau pradedi išsilaisvinti, tavo vidinė erdvė jau jaučiasi, jinai yra didesnė, platesnė, laisvės daugiau jau tavyje. Jo, aš pastebėjau net, Pats, ne? kad jo. Sakau, va, kai praeitą kartą, praeitos pamokos video žiūrėjau, kažkaip jau visai į save smagu žiūrėti, žinai, darosi. Mhm. Ten toks komplimentas savo anoks, vėliau, pavyzdžiui, kai eini, kažkaip jau taip ir įsitempęs ir taip, va, ne tai, kad įsitempęs, bet taip šiek tiek atsipalaidavęs. Ir, nu, vienu žodžiu, dar yra kur tobulėti, bet tikrai jau jaučiasi šiek tiek rezultatų. Jo, laisvės tos, tu judi jau. O kai pradedi judėti, iš karto tavo energijos duoda vis daugiau, žinai.
Nes tas, kas nejuda, tai į tą visatą jį atmetinėja. Kaip nereikalingą ląstelę. Aš tada bus kalbės apie tai. Ten atjunginėja, atjunginėja, atjunginėja. Nu, kaip būna vat, pas mus mozuoliai, žinai, ten viskas negyva šita oda, viskas ją atjunginėja, jinai nusitrina, nubyra, nubyra. Bet kas gyva, tam iš karto visata energijos. O čia šitas padės, šitas mums reikia, reikalingas elementas, mes jį palaikom, duodam pinigų jam. Nu, su pinigais tas pats. Tarp kitko resursas, o pinigai jie taip pat ateitinėja, kada žmonės pradeda kažką daryti. Kai nieko nedaro, jo ir nėra, piniginės energijos nėra, ji neprisitraukia. Bet vat pradeda judėti ir iš kažkur tai atsiranda. Namas atsiminiai, kad turi dar kažkas, tai tenais partneris atsirado, draugas taip pat turi pinigų, bet neturi idėjos. Kažkaip vat gyvenimas jis tokių kartais pameta dalykų, kad tu žiūri, o, yra ir tų pinigų, tiek, kiek reikia. Mhm. Va. Gerai, Mindaugai, yra dar kas? Ar Nu, ne jau, kaip ir viską aptarėm. aptarėm? Ok, tada dar šiek tiek turim laiko, tai aš truputį noriu tą temą, noriu dar priminti visada, pakartosiu tas, kurias praėjom ir tas, kurias tu fokusuotumės. Kaip sakiau, visada stebėki savo seną gyvenimą, senas jau toks, žinai, vat, kaip tas namas, toks pagriuvęs, apgriuvęs ir naujas gyvenimas, kurį tu visiškai naujai stataisi ir dabar dar ir moters neturi, dar ją pritrauksi, pasirinksi, ne? O turėtum kokią povą, kur tau, žinai, knysa protą ir tu ten N metų ten išsiskirti su ją negali, dar vaikų krūva, žinai, ten reikalų gali būti daug. Pas tavai ideali situacija. Nėra santykių, nėra vaikų dar viskas prieš akį. Nėra dar pasirinkto darbo ir verslo, viskas yra prieš akį. Va, ir mąstyk, o kaip tu nori, duok užsakymus Dievui visatai, jisai laukia, žinai, kad čia Mindaugas užsakys, žinai, ką jam atnešti iš lentynos. O pasaulyje visko yra. Va, tai vis fokusuokis į tą naują, į tą naują gyvenimą, tokį, kokį nori. Pirma mūsų tema buvo nuo ko pradėti, tai pas tavai pradžia superinė, startas ir tu toliau važiuoji, tai apsisprendimo, pas tavai buvo apsisprendimas, pirmi žingsniai pas tavai daromi. Trečias, kaip sakiau, va, trečia tema, tu esi visada nepamiršti, nuolatos gyvenimo projektavimas, planavimas, visada persižiūrėk savo projektą. Žiūrėk, tobulink, update vis daryk. Tada praeitą kartą kalbėjom motivacija, disciplina, valia, tai tas turbūt tau aišku, ne, kaip tada iš tos pamokos, kaip veikia, kad motivacija, vat tarp kitko apie draugą, kaip sakai, kokią motivaciją tau ten tą Facebooką daryti, rask motivaciją tame. Kokią motivaciją eiti į kovos menus, kalbėjom, yra motivacija, pasitikėjimas savim, nu, rimta motivacija. Pasitikrinę motivacija gera, viskas, disciplina. Įsivesti kompą, susivesti klubą, nueiti. Ir valia jau ten nuėjus, sutarus disciplinuotai, kas kartą eit, nes tingėsis, blėt, ir vėl tą salę, vėl sportuoti, bet nueisi, pradėsi sportuoti, čia per sporto pavyzdys. Tai va, tai čia yra naujo gyvenimo vieni pagrindinių įrankių, tai yra motivacija, disciplina, valia. Va, toliau, be ko nepasistatys naujas gyvenimas, kaip ir namas nepasistatys be dėmesio. Kas yra dėmesys? Dėmesys tai yra pati pagrindinė valiuta, dėmesys. Vat, ten pinigai, ten gyvybinė energija yra tam dėmesy. Vat, kur tu jį nukreipi tą fokusą, tas ir vyksta. Nukreipi į tai, kad aš sergantis, aš pavargęs, aš toks, visą tai ir patikrins. Tai ir vyksta, tai yra palaistyta. Va. Ir dabar aš ką ir sakau, tai vat apie tą trečią temą, karts nuo karto dėmesį vis turi laiko į savo projektą, palaistyti savo projektą. Įsivaizduok, kad ten yra tavo daržas, į kurį karts nuo karto reikia, kaip ir į daržą, neini kas 5 minutės laistyti, bet ten į savaitę kartą 2 palaistyti. Vat. Neinu į savo daržą, žiūriu, mano darže, vat, dėmesys, ne? Dabar mano lysvė yra sveikata. Ir galvoju apie sveikatą, mitybą. Galvoju, planuoju, vat visą laiką dėmesį ten, jokių būdų neatsitraukinėjau, nesijungiu reklamos apie tai. Va, visas dėmesys ten. Toliau, vat ta energija visa ten nukreipta, ten maitini visą. Tada eini į santykį.
santykiai, ne? Irgi, vat, kokios merginos norėtum, su kokiom pabendrauti norėtum irgi, kaip pats norėtum santykių su savim, kokį turėti, su žmonėm, vat. Ir apie tai galvoji, galvoji ir ten, vat, švieti tuo savo prožektoriu, savo valiutą, investuoji kaip investorius, investuoji į tai, į tas mintis, į tą vizualizaciją visą. Realizacija jau irgi kalbėjom, irgi investuoji valiutą, pinigus, įsivaizduoji, kad tavo dėmesys tai yra pinigai. Va. Ir tu ten eurus ar dolerius meti, ne? Vat aš metu ir perku savo dėmesiu, perku vat tokią veiklą kažkokią, į ką aš investuoju, koks aš norėčiau būti. Ir poilsis. Poilsis irgi, kaip kalbėjom, irgi valiuta ten. Vat kuo aš norėčiau irgi užsiėmimus, rašyk į sąrašą, kuo didesnį ten. Filmų žiūrėjimas, saviugdos mokymai, žinai, kas ten serialus tu dar žiūri, vat šitie dalykai irgi. Va, tai dėmesys yra pagrindinė valiuta, kurią mes investuojam. Ir pats sunkiausias dalykas žmonėm, tai yra dėmesį, vat, tema dėmesys ir jo kontrolė, tai yra įkontroliuoti. Nes tu tik tai pradedi apie sportą galvoti, tave numeta, pradedi apie darbą, ten kokias įvyrašį, tave kažkas tai nutraukia. Mintis. Vat, užduotis pradėti mokintis kontroliuoti savo dėmesį. Ir dabar ta užduotis yra per šią savaitę pabandyti pradėti nuo minutės iki 5 išlaikyti dėmesį. Dėmesį čia, kame tu esi. Kaip išlaikyti dėmesį? Atsisėdi kažkokioje patogioje vietoje ir stebi savo kvėpavimą, stebi savo žvilgsnį, stebi kas aplinkui. Stebi, ką girdi, savo klausasis, stebi savo kūną, kaip jauti, kaip kūną, kur skausmai, kur kažkas. Va. Bet būni dabar, per langą kažkokią mašiną pravažiavo, pastebėjai. Ir pamatysi, kaip nėra taip paprasta, kaip pradės lysti mintis. O gal nueit, o gal padaryti, o gal aš neteisingai darau, o gal ten praeitį kažkas buvo, o gal kažkaip tai bus. Ir vat kitą savaitę man pasakysi, kaip tau sekėsi, išsėdėti minutę, 2, o jeigu išeis 5, koncentruojant dėmesį tik į tą, kas vyksta dabar. Ok? Gerai. Maždaug suprantate, ne? Apie ką? Jo. Va. Ir tikslas yra dėmesį visada kontroliuoti. Tai yra, vat, tą vat praktiką tau duodu, kad tu pradėtum. O tikslas mūsų yra, kad visada, kas be nutiktų, tavo dėmesys būtų tavo kontroliai. Va, tu važiuoji su mašina ir tu tik tai galvoji apie ženklus atidžiai žiūri. Jauti, kaip vairas spaudi, jauti, kaip sėdynėje sėdi kūnas tavo. Stebi žmonės, kokios mašinas pravažiuoja, jokių būdų niekur nenušoki. Va. Ir tą atlieki dėmesingai, va, kiekvieną veiksmą atlieki dėmesingai. Ir ten pamatysi, kaip pradės tave mintis traukinėti. Tas taip, tas anaip. Ir va ten tik tais pradeda tave nutraukinėti ir iš karto grąžinė atgal. Aš dabar vairuoju. Tai šiuo metu, šią minutę, aš savo gyvenime gaunu vairavimo patirtį. Nes mūsų visas gyvenimas tai yra patirčių rinkimas. Bet kas atsitinka gyvenime? Mes pradedam eiti per gyvenimą ir vietoj to, kad mes rinktumėm patirtį, tą, kuri yra dabar, nes dabar tavo patirtis yra sėdėti webinare ir klausyti manęs. O mano patirtis yra dabar sukaupta žinias, informaciją, perduoti tau. Va. Ir aš tik tai tą darau. Aš dabar nei versle kokiam, nei sporto salėje, niekur aš dabar tame esu. Ir vat visas dėmesys man tam, kuo kokybiškiau tau, kuo daugiau perduoti tau informacijos. Tau, kuo daugiau. Ir tu tiesiog čia dabar vat esi. Ir tas, vat, kad dėmesys visada būtų. Ir lygiai taip pat, kai tu, pavyzdžiui, vat sakai, važiuoji su traukiniu, ne? Dėmesys, fokusas. Koks tavo tikslas pradžioj? Nuvažiuoti iki stoties ir galvoji, vien tik apie tą galvoji, kaip aš dabar važiuoju iki stoties. Nuvažiavęs iki stoties, kaip ten nusipirkti bilietą, ne? Nu, maždaug kažką, aš nežinau, ką ten, gal turėjai iš anksto nusipirkęs. Bet jeigu iš anksto, tai tada kur atsisėsti ir va, tik į tai. Jokių tokių, aš čia gal storas, gal kaip aš atrodau, kas čia mane paklaus, nepaklaus, jeigu šnekėsiu. Žmogus paklausė, laba diena, kiek valandų. Viskas, dėmesys tavo į jo klausimą. Nori atsakyti ar ne?
noriu, okei, pažiūrėjom, pasakei, žinai. Arba gal žinot tą, viskas, dėmesys čia. Tada įsėdai į traukinį, tavo tikslas važiuoti, viskas važiuoja. Atsisėdo kažkas šalia, dėmesys į tą žmogų, pasižiūrėjai. Malonus, nemalonus, moteris, graži, negraži, žinai, nu tokia savo kažkokią tai dėmesį atkreipi ir vėl grįžai, ir vėl stebi, ką aš dabar darau, ir nebėgioji, va, kaip bus, kaip nebus, bet aš to nepadariau, bet tą praleidau ten gyvenime, tai kažkur suklydau. Nu toks būna, pradeda mintis, žinai, šakinėti. Tai va, mintis įsivaizduok jos tokios, žinai, um, kaip kokie uodai, žinai. Nutupia ir ten viena pradeda ten kažką tai tau, pradeda jinai suktis. Ir tu pradedi visą dėmesį į ją, ir į tą uodą. Oi, tas uodas, visas pasaulis mano uodas, ta mintis. Kita mintis nutupia, žinai, tu iš ją dabar, ta aštresnė mintis ir visa. Ir tavo dėmesys, tas, kuris čia vyksta, tavęs nebėra čia, tu dingsti. Va, tavo valiuta dingsta, tu pradedi investuoti kažkokią tai mintį. Aš storas, aš turbūt negražiai atrodau. Va. Ir tas pradeda tave išfokusavo ir nuėjus storumą. Ir žmogus pradėjo ten tau kažkokį tai kirpykloj pasakyti, nu bet jau svorio tau reikėtų. Nes tu jau antiek primaitinai tenais tą uodą, tą materiją, kad tą materiją pajuto net kiti žmonės ir tiesiog tau nevalingai, pasąmoningai nusprendė pasakyti tokius žodžius. Bet tu pats tai sukūrei. Va. Bet jeigu tavo dėmesys būtų buvęs tik tai apie šukuoseną, kaip aš atrodysiu apsikirpęs, kaip aš čia noriu kirptis, kaip čia ką, tu visada tame. Va, tai dėmesys yra pati pagrindinė mūsų valiuta. Visas gyvenimas, viskas statosi iš dėmesio. Ir kada mes numirsim, mūsų dėmesys liks. Jis tiesiog persikels kitur. Nes numirs kūnas, numirs protas, numirs žmogaus asmenybė. Tai, kas buvo prikaupta per gyvenimą. Bet šitas, jis kaip patirčių rinkinys, jisai liks, jisai reikalingas, bet mūsų dėmesys, fokusas, mūsų siela tą išsineš į kitą gyvenimą susirinkus. Tai vat, tas fokusas, jisai nemirtingas, tai taip pat gali suprasti, kad ir mes patys esame nemirtingi, nes mes ir esam tas dėmesys. Kaip sako, kur dėmesys, ten ir aš, kur dėmesys, ten gyvenimas. Žmonės susifokusavę į problemas, į bėdas, į karus, į nesiseks, nėra pinigų. 90% daugiau žmonių tame ir gyvena. Pas juos karas, nors karas Ukrainoje, kieme nieks nevyksta, ar Izraelį tenais. Pas juos žudo, šaudo, aš, pavyzdžiui, pas tėvus irgi nuvažiuoju, pradeda, Jėzau, jie tame gyvena, jie jau prisiemocionavę nuo to. O tai vyksta ne su jais. Ne su jais. Tai yra kitų žmonių gyvenimai, kitų žmonių patirtis, jos yra būtinos, jiems reikia, jos tą praeidinėja. Jeigu mums reikėtų tą patirtį praeidinėti, mes ir būtumėm Ukrainoje kare, Izraelį kare, arba dar kažkur tai. Va, bet mes į savo valiutą atiduodam ten, tą maitinam ir tame būnam. Va, dėmesys pati pagrindinė valiuta, ne pinigai. Pinigai paskui konvertuojasi tik tais. Dėmesio pagalba, ką mes darom, jau realizacijoje, ką darysim, ką gaminsim, kur sukoncentruosim daug dėmesio, iš to ten vėliau ir mes gausim energiją, tai yra pinigus. Žmonės dažnai galvoja, kad turėsiu pinigų, tai būsiu laimingas. Bet, dažniausiai taip nebūna. Neužpildo pinigai to, nestoja laimės jausmo. Va, kokie, Mindaugai, klausimai apie dėmesį būtų? Apie dėmesį irgi toks įdomus dalykai pradėjau darytis. Jau čia pirmiausia, gal pasireiškia irgi, kai buvau antrą kartą į Daniją nuvažiavęs, tai čia dėmesio trūkumas tikriausiai, nes irgi nueini pas klientą, ten pristatai tas dėžę su maistu, grįžti, sumeti į mašiną, ten viską ir važiuoji ir tada, palauk, aš tikrai pasiėmiau ratukus, sustoji, nueini, ratukai yra, uždarai duris, bet ar gerai duris uždariau. Ir taip porą kartų būdavo ir kažkaip nekreipiau dėmesio, pamiršau, dabar tas pats būna, kai bute, tarkim, pas tetą būnu ir išeidinėjau, ne kur nors, tai kokias 5-7 minutės aš užtrunku, tiesiog nueinu pažiūrėti, ar dujos, užsuktos. Ir tikrai matau, kad užsukta,
Bet nueinu prie durų, bet ar tikrai užsuka? Ir taip va grįžtu ir taip kokius 5 kartus pereini per viską, net jau pradėjau net pavargt nuo to, žinai. Tai va tas ir yra, kada tu suki dujas, tu esi ne ten. Tu ne ten. Tai va tau sakiau treniruotę, tu po savaitės pasakysi, tai nėra lengva. Dėmesio kontrolės aš nuolatos irgi pats mokinuosi. Ir, Mhm. ir matau, kaip tai nelengva. Vat atrodo, net minutę pabandyk įsėdėti ir dėmesį turėti ir čia. Vat. Ką matau prie save kompiuterį, žinai, kūną, kaip sakiau, vat, atkreip, kur aš sėdžiu, žinai, vat, kas vyksta dabar ir bamintis, žinai. Ir tu tenais nušokai ir vėl save gražinti. Bet čia yra treniruotėm, nes mes esam išmokinti išsifokusuoti. Mūsų tiesiog mokykla, aplinka, kurioje augam, išmokino išsifokusuoti. Klausyk ten, klausyk, kas sako, ten. O ką tu, ką jauti, ką matai, iš vis ten niekam neįdomu buvo, kur mūsų dėmesys. Va, tai tavo dujos jos parodo, jo, kad tu gyveni paraleliai. Gyvenimas vyksta čia, tavo patirtis vyksta čia, o tu čia nesi. Ir tokie dalykai irgi, tai kaip dujas užsukinėji, jausk metalą šito, nu, kur užsuki, žinai, to užsukėjo. Jausk Mhm. jėgą, pajausk. Tokius, vat, per tokias smulkmenas treniruok. Pajausk jėgą, kokią jėgą užsukau, ar pakankamai užsukau. Pažiūrėt, koks balionas, o kaip čia įdomiai, dujų telpa, matai, dujas duoda ten, nu, ugnis ten, kaip įdomu, žinai. Ir vat taip į tuos visus dalykus, bet čia yra treniruotė. Ir sakau, man įdomu, kad tu pasakysi po savaitės, kaip tau sekėsi. Bet į dieną skirk bent po 5 minutės, vat atsisėst kažkur malonioje tavo vietoje, kur tu nori sėdėti, ir įsijungt laikrodį, timerį 5 minutės ir grinai treniruoti dėmesį. Tik pabėga, grįžti. Jeigu gausis ilgiau, ta prasme ilgink laiką negu 5 minutės. Bet Mhm. man atrodo, bus iššūkis minutę, paskui 2. Išbūt visada, vat čia ir dabar tam fokuse. Čia. Nes praeitas gyvenimas praėjo ir mes ten landžiam, žinai, ten nifiga ten nieko nebėra. Va. Arba į priekį bėgam. Tai mes, kada einam į praeitį, tai yra visos, vat, iš kur rusiški žodžiai man eina. Čia. Nes matai, aš pats daug, nu, mokuosi rusiškai pas savo mokytojus. Um, pergyvenimas, nerimas, bet kažkokios kančios tai yra iš praeities. Jeigu tu esi kančioj, pergyvenime reiškia, tu nesi dabar, esi praeityje. O jeigu nerimas, tai reiškia, tu esi ateityje, kuri neįvyko ir nežinai, kaip įvyks. Nu, atskris rytoj raketa, galbūt irgi, nu, nedaug dėja, bet iš kokio Izraelio ir Ukrainos ten ir viskas, ir baigsis. Ir viską, ką mes ten nerimavom, viskas pasibaigs čia ir dabar, žinai. Tai vad, nu, tol, ko nėra, nerimauti. Bet jeigu nerimauja, reiškia jau per daug į priekį, žinai, jau per daug tenais prisikūrė savo baubų. O jeigu kančioj sėdi nepasitenkinime, nelaimingas, reiškia praeitį. Nori būti laimingas, eik dabar. Vat dabar sėdžiu, žinai, tai tavo 5 minutės, treniruoti čia į dieną bent kartą ten iki 5 minučių, kiek gali išbūti. Ir paskui treniruokis eigoje gyvenime fokusuotis. Ką darai, kur esi, žinai. Ir kad nuėjęs, tau 100 žmonių sakytų, man atrodo, Mindaugai, tu neužsukai dujų, tu sakytum, va, točnai užsukau. Net neįsitikrinti. Nes buvau ten, atsimenu, kaip sukau, atsimenu to kamščio temperatūrą, atsimenu to metalo, kurį liečiau, jausmą, kaip jautėsi rankoje, atsimenu dar jėgą, kurią sukau, tikrai užsukau. Mhm. Va, ir kaip sakėjai, labai geras tavo pavyzdys, sakė, Danijoje, ai, ten numečiau, va, nenumest tokiu atveju, o gražiai, kokybiškai, va, tai irgi yra kokybė. Kokybiškai ramiai padėti dėžutę, įkelt ratukus, uždaryti duris. Ir tai vėl yra tavo vidinė būsena ir kada tu pradėsi viską daryti kokybiškai, nes ir tai resursas pinigai. Kur yra kokybė, ten yra pinigai. Mhm. Tu esi buvęs, ne, brandinėse parduotuvėse, nu, ten kokio Diorė, ten Versace, ten Balenciagoje. Žinok, ne, man atrodo, tokiuose ne, Zaroje tik tai buvęs. Nu, vat gaila, Lietuvoje aišku jų nėra, bet ten nuėjus, ten yra vat kokybės labai geras pavyzdys. Ten nedaug daiktų,
ten nieko nėra bereikalingo, ten kilimai kokybiški, kėdės kokybiškos, daiktai kokybiški, rankinukas 3000, rankinukas 5000, rankinukas 20 000, Balenciagai, kaip sakiau, kelnes 1000, šitą maikutę ten 500 eurų, kepuraitė ten 500 eurų, batai 1000. Viskas yra padaryta kokybiškai. Tas jaučiasi, kitis, ai, ką čia, mokėsiu 1000, žinai, tie žmonės, kurie to nebandė, nežino, tie patys batai, tos pačios, arba mano tos suplyšusios, ne, kur nešiojau, sakiau. Mhm. Niekas jų nėra užsidėję, nepajautę tos medžiagos ir nepajautę tos energijos, energetikos, kokia yra tam drabužiai. Tu visai kitaip jauties. Tai yra ne apie medžiagą, ne apie išorę, ne apie materiją, tai yra apie jausmą, apie energiją, apie koncentratą ir apie kokybę. Tai va tuose brandinėse produktuose, nu, aš manau, gyvenime tu pabūsi ir dar panešiosi, net praeisi tą etapą. Ten irgi būna etapas, kada uždirbi pinigų, nori ten tą pabandyti, išbandyti ir taip toliau. Va, ten yra kokybė ir ją gali išjausti. Ten yra koncentruota kokybė. Tai reiškia, kas darė, buvo tame, mąstė, įdėjo savo gyvenimą, širdį, vat viską ir sukūrė, ir uždėjo tokią kainą, ir žmonės perka už tą kainą. Kodėl? Todėl, kad jie jaučia tą kokybę. Tai ir tavo, vat, kada pervežėsi, tavo, jeigu automobilis bus švarus, dėžutės gražiai sudėsi, apsirengę švariai būsi, nu, gražiai, mandagiai bendrausi, neskubėsi, susikoncentravęs, fokusė visada būsi, tu būsi topinis išvežiotojas, geidžiamas. Pamatysi, kaip pas tave klientai pradės trauktis. Negu pas tuos, kur va, didžioji dalis dabar, kokius DPD atvaro, ten mašina padaužyta, ten per balą atlėkė, išmetė, man vos nenumetė ten tą, visą atidarė duris, ten saloną žiūriu, jau kurvas krenta, ten popierių pilna, žinai, kažkas kažkur bėga. Jeigu paklaustų žmonės, nu huja, žinai, kur tu bėgi, žinai. Tavo minutė greičiau ar lėčiau, tą minutę investuok į kokybę, į ramybę, į buvimą čia ir dabar, į dėmesio palaikymą čia. Tu visada būsi įkrovęs savo dėmesio, savo gyvybinę energiją, tai, ką tu darai, tą daiktą. Arba tą veiksmą. Tai va, kas yra dėmesys? Pati vertingiausia valiuta mūsų yra dėmesys. Visi tiktokai, visi televizoriai, man atrodo, apie tą mes kalbėjom. Bėgi laiko, kaip ten laidojimas. Laiko laidojimas, bet jie žino, ką tai reiškia ir mūsų dėmesį renka nemokamai. Visi tiktokai, visi socialiniai tinklai, tie patys, nu, bet ir serialai, kur sakai, jeigu jie yra nevertingi, tai jie, nežinau, ar visi sąmoningai, bet turbūt pasąmoningai tai tikrai jaučia, kad tą valiutą žmonės atidavinėja šiaip savo. Ir paim paprastą statistinį žmogų, pasižiūrėk, kur jo dėmesys, jis išbarstytas visur, belekur, ir vat jo gyvenimas išbarstytas toks belekoks. Ir kada žmonės sako, nu, vat sunku, nesigauna, ten valdžia bloga, pinigų nėra, tai viskas yra, tik tai viskas yra išbarstyta, nesukoncentruota, nesuvokta, nesurinkta, išmėtyta. Ir taip per gyvenimą žmogus eina ir savo pinigus, o taip visur, žinai, barsto. Barsto į praeitį, barsto į nerimą, barsto į baimę, barsto į tiktoką, į televizorių, visur beria, pats nieko neturi. Na. Gerai, Mindaugai, gal dar yra apie dėmesį kokių klausimų? Šiandien, va taip irgi iš ryto susitvarkiau ausines tas jau ir pasijungiau muziką einant, žinai, lengviau eiti ir panašiai, bet dar nekeičiau to stiliaus, kurį klausau, bet jau buvo tokios mintys, o ką aš pasauliui vibruoju, beklausydama šitą muziką ir ką su manim daro, nes va, tai tiesiog toks pastebėjimas, kad gal biškį pasirinksiu kokią ramesnę. Muziką? Jo, muziką vietoj tų šansonų ar repo, kažką tokio elektroninio. Kas patinka, svarbiausia, tai pabandysiu gal po valią kažkaip pereidinėti, nes šiaip tie šansonai faina, bet jaučiu, kad net ten neša biškį. Jo, visur matai yra energetika. Energetika, kas kūrė tą muziką, ir energetika, kas ją, nu, atlieka.
tų žmonių. Visur yra energija. Vat. Automobilis tas pats yra energija, nes į vieną automobilį sėsk malonu, kitas nepatinka, drabužiai yra energija. Visur yra energija tų žmonių, kas prie to lietėsi. Kas tai sugalvojo, kas tai sukūrė, kas tai atliko. Mhm. Va. Ir kiekvienas, va, nu, aš kad verslo labiau žmogus esu, kiekvienam verslė irgi, vat, nueisi į parduotuvę, pajausi energetiką iš karto savininko, pajausi tų darbuotojų. Va, ir būna kartais labai gražių ten išteigingų parduotuvių, bet naini, nu kažkaip noris, nesinori ten eit, noris įbėgti iš ten. O būna atvirkščiai, būna net, vat, aš kažkam pasakau, ne tau, man atrodo, kad ten mes net į kaimą važiavom, į kebabinę tokią, važiavom pirkti kebabų. Kai nusipirkom, aš ten, žinai, draugės klausiau, sakau, mes galim savo atsakyti klausimą, kad mes galim eiti į restoranus, tai turiu, bet mes važiuojam į kaimą, nu ten jos gimtasis kaina. Kaimas Mhm. ir aš ten norėjau, kodėl mes čia atvažiavam kiek babą valgyti, kažkaip keistai. Ir aš sakau, man atsakymas, vat, nuoširdumas žmonių, man kiek jie stengiasi, ant kiek jie daro, ant kiek jie atiduoda širdį. Tai nėra ekstra gražu, nėra ekstra tvarkinga, tokį kokį lygį jie gali turėti, ne taip yra, bet ten yra meilė, ten yra dėmesys atiduotas. Ir vat norisi to, o tas kebabas ten antrailis dalykas jis yra. Bet su kuo? Su visu kuo. Ir vat, kada vat, muziką renkiesi, drabužius renkiesi, maistą visada išjaus, kokia ten energetika, kas yra. Kartais viršelis atrodo gražiai, o jauti tą valgydamas, tą klausydamas, tą dėvėdamas kažkokius keistus jausmus. Ir likti toks, norėtus kažko kito. Jo, arba kas būna, kartais kai kurios muzikos tik atsikėlęs net nelabai galiu klausyti, nes kažkaip per dieną lyg ir prarandi tą fokusą, tikriausiai užsibukini ir tada klausai viską, ten viskas gerai, o iš ryto kartais būna norisi tokios pozityvesnios biškiai kažkaip, nes jeigu tik atsikėlęs paklausau kažką ne to, tai net jaučiu, kad krūtiniai biškiai kažkaip Jo, tada taip. pajungia tie žmonės pajungia ant savo vaibų. Vien būna liūdnos, ne, kažkokios tai muzikos irgi. Mhm. Aš seniau tokį neatsekdavau, tai šiau, kodėl man liūdna, žinai, kodėl aš tokios muzikos klausau. Dabar iš vis ten kokia liūdna, tai iš karto, kaip, žinai, skruolinu. Man nereikia to liūdėsio. Tas žmogus ten dainuodamas jautė kažkokius jausmus, norėjo išlieti ir išlieja per savo tą dainą. O prie ko čia aš? Jo liūdėsys manęs neliečia. Mane liečia, žinai, va, energija, saulė, džiaugsmas, va, kas tas. Nes to liūdėsio, to negatyvo ir taip pasaulį pilna ir ten dar iš kažkur tai gauta. Va, muzika jo atsakinėk. Atsakinėk irgi tą patį poskonį, ką jauti po tokios muzikos paklausimo. Mhm. Tai va. Gerai, ar yra Mindaugai dar klausimų kokių? Ne jau. Daug klausimų uždaviau, gavau visus atsakymus ir Jos. dabar tik tai reikės peržiūrėti, reikės daryti. Jo, aš paspausiu įrašą, kai atsisiųs, aš tau persiusiu. Jau dabar persiusiu į šitą grupę tiesiogiai, kadangi nėra Dariaus ir nėra Tado. Tiesiog pajutau, nu, energijos nueina, tau galiu duoti daugiau. Aš jaučiu netgi kalbant, žinai. Mhm. Va, ir mano irgi, nu, idėja tokia yra, irgi čia ne mano išgalvota, iš savo mokytojo, žinai, tokia informacija. Jis irgi tą patį sakė, kada renka grupės, sako, ten buvo norinčių 60. Ane? Bet sako, aš pasirinkau 12. Kodėl? Todėl, kad kokybiški žmonės, tie, kurie tikrai to nori. Va, ir sako, kada mes kažką tai darom, jeigu nėra, nu, jeigu tu nori pagaminti Rolls Royce ir neturi detalių, tai neimk bet kokias, imk tik tais geras detalės ir atsiras vėliau kitos. Tai aš kažkaip pat atsiminiau tą principą ir mūsų va čia va. Jeigu nėra kol kas, na, aš kažkokių reklamų neleidžiu. Mhm. Man tai yra labiau irgi kaip hobi, žinai, iš tikrųjų. Va, tai jeigu yra kokybiška detalė Mindaugas, tas, kuris ima tą informaciją, klauso, naudoja, svarbiausia, kad naudojasi, realizuoja. Tai pats čia svarbiausias yra tavo pliusas. Tai ok, bet jeigu yra žmonės nekokybiški, kokie nenori, tai nu, jų nereikia. Ir aš pajutau, kad energetika kitokia ir man net grupiai rašant atsakymus, man rašosi lengviau. Kada nėra žmonių, kurie nereikalingi. Mhm. Nevertinant, kad jie blogi, jie nėra blogi, jie tiesiog eina savo etapą, savo greičiu ir viskas.
jie gali kitą dieną sugrįžti, pradėti mokytis, gali kitą mokytoją savo tinkamą susirasti, gali visai būti. Čia ne apie tai, kad jie blogi. Bet mums irgi reikia kokybiškos erdvės. Vat apie dėmesį kokybę kalbu ir aš noriu vat, toj grupėje sukurti nu, kokybišką erdvę. Kol kas tu čia esi. Ten po to bus, nebus, nežinau, bet ta grupė nu, bus, manau, visada. Tai va. Tau pliusas, tu labai gauni daug koncentrato. Bet svarbu tavęs neperkraut. Ir svarbu, kad gerai, kad tu ją naudoji. Nes kitu atveju gautųsi, žinai, užkrauni energijos ir tu nenaudoji, tai tu sprogtum ją. Nu, jinai pradėtų tave presint labai tą informaciją, jeigu jos neišlietum į realius veiksmus. Mhm. Tai va, bet viskas gerai mūsų atveju. Gerai, Mindaugai, tai ką tada? Smagu buvo, faina pamoka. Pats savo irgi daug suvokimo per pamoką gavau, bekalbėdamas apie dėmesį. Ir tada atsisveikinam ir iki kito karto. Susirašysim, aš parašysiu. Mhm. Iki, ačiū. Jo, o periodiškai tu klausimai, jeigu kokie, nebijok rašyk, aš tik tai pamatysiu, pagal galimybę atsakysiu. Na taip, Na, stengiuosi ok, Mindaugai. Iki. visą.